Sveiki, sveiki visi prisijungę. Malonu, kad prisijungėt į inovacijų klubo susitikimą, diskusiją, kurią šiandien skirsim neuromokslo pasiekimams ir panagrinėti, kaip veikia mūsų smegenys ir kaip tas žinias galima įveiklinti, sprendžiant tam tikras problemas, sveikatos problemas. Aš esu Ignas Klėjus, šiandien moderuosiu visą diskusiją, turėsime šiandien 3 pranešimus, po jų seks diskusijos. Ir žinau, kaip šita tema yra įdomi žmonėms jau porą dešimtmečių ir jei ne tas dirbtinis intelektas, kuris čia per pastarosius kelis metus taip pasiekė viršūnę populiarumo, tai manau, kad neuromokslas vis tiek išliktų dar toje populiarumo viršūnėje visuomenėje, bet nepraranda vis dar populiarumo neuromokslai, jų pasiekimai. Todėl šiandien mes į tai pasigilinsime su žmonėmis, kurie puikiai tai išmano. Ir visų pirma, tai norėčiau priminti, kad inovacijų klubas, kuriame jūs prisijungėte, yra mokslo ir verslo tam tikra bendradarbiavimo tinklavikos platforma, kuri subūrė mokslininkus, verslo įmonių atstovus ir visus žmonės, kuriems yra įdomios inovacijos, įvairūs moksliniai tyrinėjimai ir jų pritaikymas mūsų kasdienybėje. Ir šių diskusijų yra buvę daugiau, tad jei prisijungėt pirmą kartą, o galbūt ne pirmą kartą, tai kviečiu susirasti inovacijų klubo diskusijų įrašus, jūs galima susirasti YouTube platformoje ir taip pat prenumeruoti inovacijų skyriaus naujienlaiškį, jūs tą nuorodą gavote kartu su renginio nuoroda į savo paštą. Ir taip pat visą informaciją sekti Vilniaus universiteto socialiniuose tinkluose, Facebook, LinkedIn, ten visą laiką pasidaliname inovacijų klubų diskusijų naujienomis, taip pat inovacijų skyriaus naujienomis. Ir prieš pradedant apskritai diskusiją pranešimus, čia tokį keletas praktinių aspektų, kaip ir minėjau, turėsime 3 pranešimus. Pirmiausia, juos mes pasiklausysime, po kiekvieno jų seks tam tikra diskusija. Ir viso renginio metu jūs galite klausimus pranešėjams užduoti taip vadinamam chat boxe, pokalbio skiltyje, galite rašyti tai, kas rūpi, nesistengkite įtikti, pabandysiu paversti, apversti, jei kažkas bus ne į tą temą, tai bus labai įdomu, jei užduosite klausimus ir mes diskutuosime visi kartu, ne tik tai mes keturiese čia. Tai viskas vyks, kaip ir sakiau, 3 pranešimai, po jų seks diskusija ir turėsime, manau, labai įdomų laiką kartu su labai turbūt 3 panašių ir tuo pačiu skirtingų tyrinėjimų sričių žmonėmis, labai skirtingi praktiniai priėjimai prie tam tikrų sričių. Ir pirmiausia, kviečiu Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro ir medicinos fakulteto mokslininkę Inga Griškova-Bulanova papasakoti apie tai, kaip elektroencefalografijos būdu ji ir jos kolegos bando prakalbinti smegenis, kas ten slypi mūsų mintyse, galbūt kažkada tais galėsime labai aiškiai tai nuskaityti, bet aš nespekuliuosiu ir leisiu jums, Inga, pristatyti savo mokslos tyrinėjimus, apie kuriuos galėsime padiskutuoti vėliau šiek tiek. Sveiki, dabar šiek tiek užtruks, kol visi techniniai dalykai įsijungs. Taip, matom puikiai. Sekundę, dar ne viskas. Jūs dabar kažką matot negerai, ar gerai? Matom skaidrę, kuri yra apipaišyta Paintu, turbūt. Nu taip. Ir ką su tuo daryti dabar? Tai gal kita skaidrė bus gera? Kita skaidrė tikrai bus gerai, atsiprašau, bet matot, iš karto pradedam nuo techninių trikdžių. Bet labai jums ačiū už gražų pristatymą. Kaip sakėt, esu ir gyvybės mokslo centro ir medicinos fakulteto atstovė, bet taipogi esu neuromokslo asociacijos atstovė ir noriu šitoje vietoje labai pareklamuoti mūsų veiklas, nes planuojam panašius renginius rengti ir ateityje, jau konkrečiai apie neuromokslus. Ir taipogi labai noriu pareklamuoti mūsų vieną vykdomą projektą, kuriuo labai didžiuojamės ir kuris labai gražiai tinka šitai iniciatyvai, tai yra PANERIS, Pan-European Network for Neuroscience Research Infrastructure and Strengthening of Support Capacities. Tai realiai šito projekto eigoje mes tikimės išmokti, kaip atlikti tyrimus
ir kaip naudotis naujom infrastruktūrom, kad tie tyrimai būtų įdomus ir plačiai publikai, ir būtent industrijai. Gaila, šiandien aš nekalbėsiu apie savo tyrimus, aš kalbėsiu apie tuos dalykus, kurie mane žavi kitų darbuose, bet galėsit paklausti, jeigu kažkam bus įdomu. Taigi, kai mes kalbam apie smegenų tyrinėjimus, natūralu, kad mums gali ir dažniausiai būna įdomus du aspektai. Taip, mes galim tirti struktūrą, arba taip, kas yra anatomija, taip, kokios sritys, kokios skiltis, bet kažkaip žmonės daugiau žavi funkciją. Mes visada norim žinoti, kaipgi veikia mūsų smegenis, kas ten vyksta, ne? Nu ir kaip Ignas minėjo, mes norim žinoti, kaip tą panaudoti. Smegenis yra elektrocheminis organas ir šitame organe yra toks labai įdomus dalykas. Yra daug elektros, nes perdavimas vyksta elektros pagalba, taip, ir yra įtraukta yra kraujotaka, kuri šiaip yra būtina visiems procesams palaikyti, nes mums reikalinga energija. Taip, aš tik tai pasitikslinsiu, nes aš labai keistai matau savo prezentaciją, ar jūs tikrai viską matot ir viskas persijungia. Turbūt daugelis mato, yra žmonių, kurie nemato, tai aš parekomendau persijungti iš naujo, galbūt pabandyti ir galbūt įsijungs matysis visiems. Tai bent aš matau ir matau, kad kažkas rašo, kad irgi mato. Nes aš pati matau, kad čia yra šiek tiek problema. Sekundę. Taip. Puikiai matosi. Sekundę. Nu, dabar turėtų būti gerai, taip? Taip, matosi tikrai. Pakalbėjau apie struktūrą funkcijas, tai dabar kalbam apie tai, kaip veikia tos smegenys, ką mes apie tai žinom. Mes žinom, kad sinapsėse vyksta ir elektrinis, ir cheminis perdavimas, kuriam mums yra reikalinga kraujotaka, nes energiją tiesiogiai tirti mes negalim. Mes galim tirti elektrinius reiškinius ir galim tirti kraujotaką. Tai dabar kaip tas atrodo, ne? Čia iš dešinės galit matyti, tiesiog keli metodai yra pavaizduoti, kurie mums padeda tirti procesus kraujotakos tyrimų pagalba. Tai visiems gerai žinomas funkcinis magnetinis rezonansas, taip pat funkcinė transkraniinė Dopplerio sonografija, pavyzdžiui, arba ta artimojo lauko infraraudonosios šviesos spektroskopija, tokie modernesni metodai ir fiziškai labai sudėtingi ir pakankamai brangus. Kitoje pusėje yra pavaizduoti keli metodai, kurie remiasi tuo, kad mes galim vertinti elektrinį smegenų aktyvumą. Tai būtų tas dalykas, apie kurį šiandien kalbėsime, EEG arba elektroencefalogramą ir magnetoencefalogramą, nes ten, kur yra elektros laukas, visą laiką yra ir magneto laukas. Taip? Dabar pažiūrėkime tos metodus šiek tiek vienas kito kontekstą. Kai mes kalbam apie metodo pajėgumą, mes visada minim tokį dalyką kaip skiriamoji geba, kas reikštų, kokio didumo struktūrą mes galim pamatyti ir kaip greitai procesą mes galim įvertinti. Tai elektriniai reiškiniai šitoj vietoj pasižymi tikrai unikaliom savybėm, nes elektriniai reiškiniai yra labai greiti ir mes juos galim labai greitai registruoti. Tai reiškia, mes galim tirti labai greitus procesus, ko negalim mes daryti su kraujotaka paremtais metodais. Tačiau mes prarandam erdvinę skiriamąją gebą. Mes negalim tirtis mažų struktūrų, nes elektrinis laukas yra visose smegenyse vienu metu. Ir kai aš tai sakau, aš turiu minty, kad mes turim tas pavienės sinapses, kurių yra be proto daug, ten vyksta elektriniai procesai. Tai vyksta visose smegenyse vienu metu ir kadangi mūsų smegenys yra integralios, kaip sakant, smegenys dėžutė, viskas su jomis gerai, žmogus gyvas, mes turim tą tokį didelį
elektros lauką ir jis yra pakankamai stiprus, kad mes uždėjus elektrodus ant galvos paviršiaus tiesiog galėtume ją registruoti. Ir iš ties tą mes ir darom. Mes tiesiog uždedam daug elektrodų ant galvos ir gaunam EEG užrašą. Čia jums pavyzdys, kaip atrodo EEG užrašas gautas vienu kanalu. Ir dar kartą šitas užrašas yra vadinamas elektroencefalograma. Taip? Iš kurgi tas signalas atsiranda? Kaip greičiausiai žinot, smegenys ir ląstelės smegenyse vyksta viskas, taip sakant, grupinis darbas. Ne? Viena ląstelė čia nieko nereiškia, čia veikia tinklai. Ir tokių tinklų yra daug. Ir tie tinklai yra unikalūs ir kiekvieno tinklo veikimo savybės yra skirtingos ir dažniausiai šitie tinklai komunikuoja skirtingais dažniais. Taigi EEG pagauna šitų dažnių komunikaciją ir išeigoje mes matom tiesiog sumą. Pavyzdžiui, čia yra 3 neuroniniai tinklai, kiekvienas veikia savo dažniu, išeigoje mes matom tą kreivę, kurie yra EEG. Kaip ir tyriam smegenų veiklą tiesiogiai. Taip, unikalus metodas. Dabar kur mes galim jį pritaikyti? Čia neverčiau skaidrės į lietuvių kalbą, čia iš kito mano pranešimo. Tiesiog bandžiau apibendrinti, kurgi mes taikom tą EEG. Šiandien mes fokusuosimės į šitą dalį, kur diagnostika, monitoringas, taip, iš ties labai didelė pritaikymo sritis yra būtent ta klinikinė, kaip mes galim padėti žmonėm šito metodo pagalba. Kitas dalykas tai yra smegenų veiklos pokyčių stebėjimas arba netgi pokyčių valdymas pagal EEG signalą. Apie tai šiandien šiek tiek gal kalbės Kaistytis. Ir yra tokie įdomesni gal pritaikymai, kaip būtų kognityviniai tyrimai, elgsenos tyrimai, taip pat, kas dabar labai aktualu, tai visa ta technologija, kaip pavyzdžiui, pagal EEG signalą atpažinti ar pakitusi būseną nuo kažkokių psichodelinių medžiagų vartojimo ar ne, ar žmogus meluoja ar ne. Taip pat galim mes tirti nuovargį, galim vertinti mokymosi sėkmingumą. Taip, EEG signalą dabar labai plačiai naudoja neuromarketingo tyrimuose. Žodžiu, be proto platus yra pritaikymas. Kiek fantazija leidžia, tiek ir galim taikyti. Bet, kaip sakiau, šiandien mes fokusuojamės į tą diagnostiką ir kažkiek tai monitoringą. Ir pažiūrėkimgi pagaliau į tą EEG signalą. Taip, jeigu mes turim daug kanalų, mes turim daug EEG kreivių. Tai realiai atspindi tiesiog elektrinės įtampos kitimą laike ir ta įtampa kinta skirtingais dažniais. Vertinkim šitą signalą, va taip kaip jis atrodo, tiesiog kaip skirtingų žmonių pokalbius, kuriuos mes girdim, pavyzdžiui, stovėdami vidury kavinės. Vienam kampe kažkas kalba apie vieną dalyką, kitam kampe kažkas kalba apie kitą dalyką. Ir, kaip supratam, mūsų yra labai sunku kažką tai susikoncentruoti. Visada paprasčiau, jeigu reikia kažką žinoti, tiesiogiai užduoti klausimą. Maždaug einam? Taip, einam. Ir lygiai taip pat yra daroma su EEG tyrimais ir šiaip su kitais tyrimais. Mes bandom užduoti klausimą, kad gauti tikslų atsakymą. Ir tie klausimai realiai gali būti labai skirtingi. Mes galim naudoti tiesiog sensorinį stimulaciją, pavyzdžiui, blikstę. Tai gali būti garsai labai paprasti arba sudėtingi. Gali būti taktilinis jutimas, netgi gali būti uoslė. Ir atrodytų, kad, jeigu labai paprastas dirgiklis yra pateikiamas tyriamajam, tai kelias nuo klausimo iki atsakymo gavimo turėtų būti toks visiškai tiesus. Taip, ne, paprasta. Deja, taip dažniausiai nebūna, ne? Kelias sudėtingas, tikrai. Ir jis tampa dar sudėtingesnis, jeigu mes norim tirti nepaprastą procesą, bet, pavyzdžiui, tyriamajam duodam kažkokią sudėtingesnę užduotį. Arba matematinį skaičiavimą, arba kažkokią kalbos suvokimo užduotį, netgi emocinę užduotį. Taip, čia jau įsijungia daug labai procesų smegenyse ir tas kelias iki atsakymo pats savaime yra mokslas. Ir bėda yra ta, kad jeigu mes norim metodą taikyti su kažkokiu tokiu klinikiniu, praktiniu pritaikymu, mums reikia kuo tiesesnio kelio, kuo paprastesnio, kad mes žinotume tiksliai, ką mes vertiname.
Todėl dažniausiai vis dėlto toj srityje, apie kurią aš kalbu, diagnostika ir gydymas, taikomos labai paprastos stimulų sekos. Paprastos iki tokio lygio, kad dažnai labai taikomi, pavyzdžiui, tik tai 2 garsai. Garsų gali būti šiek tiek daugiau, bet sekos bus tokios pakankamai prognozuojamos, nes visa tai įneša sluoksnį sudėtingumo, kurio mes dar nelabai galim paprastai taip atsekti. Mes dar neturim tinkamų žinių. Tai panagrinėkim dabar tokį paprasčiausią variantą. Taip, tai yra reali paradigma, kuri yra taikoma klinikinėje praktikoje su tikslu padėti diagnostiniais tikslais. Tarkim, mes turim seką garsų ir tie garsai yra 2 rūšių. Vienas garsas yra pateikiamas kartą per sekundę. Šioj schemoje jis yra pavaizduotas raudonai ir mes pavadinsim jį standartu. Žodžiu, jis daug kartų pateikiamas kartą per sekundę. Bet kartais tas garsas yra keičiamas kitokiu garsu, kuris pavaizduotas mėlynai. Ir smegenyse atrodo tokia paprasta seka, natūralu, kad smegenys reaguoja į tą seką, bet vyksta realiai 2 procesai. Vienas procesas yra toks, kad atsakas į standartinių garsų seką su laiku mažėja, įvyksta adaptacija. Smegenys labai greitai pagauna, kad tai yra toks pat garsas, jis neneša man jokios dabar naudingos informacijos ir aš galiu pataupyti energiją ir reaguoti net taip stipriai, kaip aš sureagavau pirmą kartą. Čia yra mūsų išgyvenimo dalis. Dabar įsivaizduokime tokią hipotetinę situaciją, tarsi mums leistų žmogui į smegenis įkišti daug elektrodų, kad mes galėtume tą elektrinį aktyvumą registruoti tiesiogiai, ne nuo galvos paviršiaus, bet tiesiai toj vietoj pažiūrėti, kas vyksta. Ką mes tokiu atveju pamatytume? Čia yra schema, hipotetiniai žaliai elektrodai įkišti į smegenis ir jeigu mes palyginsim atsaką į pirmąjį sekos dirgiklį ir paskutinį, mes gausim skirtumą va čia, mėlyni taškiukai. 2 maži mėlyni taškiukai. Tai yra klausos žievė ir matomas aktyvumas susijęs su adaptacijos procesu. Ir matot, tas aktyvumas yra labai toks, nestiprus, neženklus. Reiškia, adaptacijos procesas, nors jis yra svarbus, bet smegenų aktyvumo jis labai kaip ir nekeičia. Kitas visiškai procesas įvyksta, kai standartinių garsų sekoje atsiranda kažkas naujo. Taip, iš karto atkreipiamas dėmesys, bet jis atkreipiamas ne taip, kad sąmoningai, jis automatiškai yra atkreipiamas, nes vėlgi tai yra mūsų išgyvenamumo klausimas, mes turim reaguoti į dirgiklį aplinkoje. Ir tokiu būdu smegenys aptinka tą nukrypimą. Ir jeigu mes pažiūrėsim į smegenų aktyvumą šituo atveju, lyginant atsaką į standartinį ir tą nukrypusį stimulą, jūs matot, kad aktyvumas jau yra stiprus, jis irgi matomas klausos žievėje, nes tai yra vis dėlto garsas, bet jau taip pat mes matom aktyvumą prieškaktiniai ir kaktiniai žievėje. Čia, kaip sakiau, hipotetiniai elektrodai įkišti į smegenis, bet jie netokie ir hipotetiniai, tai yra integracija daugelio tyrimų su pacientais, kuriems epilepsijos diagnostikos tikslais elektrodai tikrai buvo dedami į smegenis. Ką šiaip galėtų pamatyti mokslininkas, kuris taiko EEG su tokia metodika? Ogi tokį dalyką, kažkur tai po 100-200 milisekundžių nuo stimulo pateikimo mes galvos paviršiuje matytume tokį potencialo pasiskirstimą. Stiprus, mėlynas laukas kaktiniai srity. Taip yra dėl to, kad elektrinio dipolio teigiami poliai būtų klausos žievėje, o neigiamai poliai būtų frontalinėje žievėje. Tai čia yra visiškai standartinis matymas. Bet žiūrėti į tokius paveikslus ne visai yra informatyvu, nes mes kaip ir nelabai matom laiko aspekto. Kitas dalykas, kad kai yra daug kanalų, reikia analizuoti daug duomenų, galima tą procesą supaprastinti, ypatingai jeigu mes norim eiti į diagnostiką. Mes galim žiūrėti tik tai į vieną kanalą. Mes galim gauti tą atsaką atskirai standartiniam stimului, kuris bus pavaizduotas raudonai.
mes galim gauti atsaką tam kitokiam stimului, kuris bus pavaizduotas mėlynai, ir galim paskaičiuoti skirtumą tarp tų atsakų. Ir mes gaunam taip vadinamą su įvykiu susijusį potencialą ir būtent šita banga, kuri pasirodo tarp 100 ir 200 milisekundžių, ji yra vadinama mismatch negativity angliškai arba nesutapimo negatyvumu lietuviškai ir būtent ji parodo tą nukrypimo aptikimą. Dabar kaip mums ta bangelė ir tas nesutapimo negatyvumas gali pasitarnauti? Ogi pasirodo, kad šitas nesutapimo negatyvumas yra reikšmingai sumažėjęs esant skirtingiams psichikos sutrikimams. Pavyzdžiui, depresijos atveju yra matomas stiprus atsako sumažėjimas. Čia rodo jums topografinį vaizdą galvoj, taip tas atrodytų kreivėse. Galit matyti, kad juoda kreivė, kuri yra sveikos kontrolės atsakas, čia šita bangelė yra ženkliai labiau išreikšta negu dvi spalvotos kreivės, kurios atspindi atsaką pacientų grupėse. Čia kalbant apie nuotaikos sutrikimus, taip pat šitas procesas yra sutrikęs šizofrenijos spektro sutrikimo metu. Čia lygiai taip pat juoda linija yra sveika kontrolė, žalia linija, pavyzdžiui, yra pacientai, kuriems yra diagnozuota šizofrenija, raudona linija yra pirmos eilės giminės. Žodžiu, šitas procesas jis yra ne tai, kad sutrikęs vien pas pacientus, bet jis yra sutrikęs ir pas tuos, kurie turi bendrą genetinę bazę. Ir išties yra parodyta, kad tas nesutapimo negatyvumas ir jo sumažėjimas siejasi su genetiniais rodikliais, jis siejasi su susilpnėjusiom kognityviniam funkcijom ir ypatingai gerai jis siejasi su sutrikusia socialinė funkcija, su tuo, kaip žmogus gali bendrauti su kitais žmonėmis. Bet čia toks abstraktus dalykas, kuris gal šiek tiek svarbesnis yra iš psichologinės pusės ar diagnostinės pusės. Mes kaip neuromokslininkai, mesgi norėtume tą procesą kažkaip tai apibūdinti neuromoksliškai. Tai vat, kai mes kalbam apie nesutapimo negatyvumą, mes kalbam apie žadinimo, slopinimo balanso pokytį, kuris atsiranda dėl GABAerginės ir glutamaterginės sistemos sąveikos. Mes turim piramidinius neuronus, mes turim slopinančius interneuronus ir jie veikia vienas kitą ir turim tokį cikliuką, kuris jeigu viskas yra gerai, puikiai veikia, mes turim labai gražų nesutapimo negatyvumą, bet jeigu šitas procesas sutrinka, tada mes jau turim sutrikusią nesutapimo negatyvumo atsaką. Kodėl aš pasirinkau šitą pavyzdį nesutapimo negatyvumo, nes tai yra išties unikalus atsakas, kuris yra ištirtas iki labai tokio smulkaus lygio. Ir realiai yra pasiūlytas modelis net neuroninės sąveikos. Žiūrėkit, vėlgi mes turim tą pačią seką. Yra mūsų dažni garsai, yra mūsų tie reti garsai. Jeigu mes su garsais susiduriam pirmą kartą, taip, tai visas tinklas, kuris yra atsakingas ir už dažnų, ir už retų garsų apdorojimą, jis veikia visiškai pilnai. Jeigu mes susiduriam su situacija, kad mes jau girdėjom daug dažnų garsų ir pasirodo tas naujas kitas garsas, sistema jau yra nuslopinta atsakų į dažnus garsus, mes tą ką tik matėm, įvyko adaptacija, taip, bet atsakas į retą garsą išlieka stiprus. Ir šitoj vietoj didelį vaidmenį vaidina glutamato NMDA receptoriai, nes jie skirtingai veikia priklausomai nuo to, ar mūsų smegenys reaguoja šiuo metu į dažną garsą ar tą retą, kuris pasirodo po dažno garso sekos. Kai nėra stimulacijos, šitie receptoriai yra neaktyvūs. Kai ateina kitoks garsas, vienas, prieš tai, pavyzdžiui, nepasirodžius sekai dažnų garsų, receptorius tarsi atsidaro, bet kadangi nėra pakitęs membranos potencialas, niekas neįvyksta. Kai ateina standartinis garsas, tiesiog, tai receptorius net neatsidaro. Taip? Bet kai ateina retas garsas po standartinio sekos,
kai įvyksta ta nukrypimo detekcija, pasikeičia ir membranos potencialas, ir atsidaro receptorius, ir tai įjungia virtinę cheminių procesų, kurie eigoje sukelia mūsų reakciją, atėjus į dirgiklį. Tarsi, kaip sakiau, šitas yra unikalus pavyzdys, kai tiesiog atsakas tam tikroj paradigmoj, kliniškai svarbioj paradigmoj yra ištirtas iki tokio molekulinio lygio. Dabar, kaip tokios žinios galėtų būti pritaikytos? Dažniausiai, kai mes kalbam apie gydymą, aš nesu gydytoja, bet tiesiog dirbau šiek tiek su tuo ir galiu pakomentuoti. Taip yra mūsų ta standartinė gydymo schema, kai yra bandoma psichoterapija, jeigu, tarkim, kalbame apie depresijos gydymą, ne psichoterapijoje, jeigu padeda, tai tęsiama, jeigu nepadeda, prasideda vienas vaistas, jeigu nepadeda, prasideda kitas vaistas. Ir, žodžiu, žmogus per gyvenimą išbando begalę vaistų ir tas kelias yra labai ilgas, labai painus ir jis sunkus yra ir žmogui, ir visuomeniai. Alternatyvus kelias yra, jeigu mes randam kažkokį markerį smegenyse, ne brain marker arba biomarkerį, kuris mums padėtų nuspręsti žmogui labai anksti, kas per gydymas jam galėtų padėti, mes galėtume jį pritaikyti ir tokiu būdu sutrumpinti, supaprastinti tą kelią. Ir tas realiai yra daroma, aš noriu tą pailiustruoti šiek tiek, bet aš noriu šiek tiek paprastesnį variantą paimti. Taip, vėlgi pažiūrėkime į EEG. Pačioj pradžioj sakiau, kad tai yra įtampos kitimas laike, ne, skirtingais dažniais. Tie dažniai yra svarbus ir tas ramybės būsenos atsakas, kai mes girdim tą kalbą iš skirtingų dalykų, jis irgi yra prasmingas. Ir jį vertinti yra, sakykime, metodiškai ir laiko prasme, gal kartais būna tiesiog paprasčiau negu tą nesutapimo negatyvumą, apie kurį kalbėjau anksčiau. Todėl paprastesni metodai yra lengviau pritaikomi praktiškai. Tai va, šitas signalas keičiasi skirtingais dažniais, mes galim tos dažnius įvertinti ir jeigu mes suskirstom visus dažnius į diapazonas, galime atkreipti dėmesį, kad yra toks alfa dažnis, kuris yra daugmaž nuo 8 iki 12, nuo 8 iki 13 Hz. Ir tai yra dažnis, kuris dominuoja žmogaus elektroencefalogramą. Ir tas ypatingai matoma, kai žmogus užsimerkia. Tada mes tą alfa dažnį tiesiog galim matyti plika akim. Taigi, jeigu mes vertintume alfa dažnį pas skirtingus žmonės, mes pastebėtume, kad pasirodo tas alfa dažnis, jo pikas, tai yra maksimalus dažnis, ties kuriuo mes matom aukščiausios amplitudės signalą, jis yra labai individualus. Pas vieną žmogų jis gali būti 10 Hz, pas kitą žmogų jis gali būti beveik 12, dar pas kitą 8 ir taip toliau. Ir jeigu mes pažiūrime grupę žmonių, o čia yra pavyzdys iš realaus straipsnio, kur buvo 50 tyriamųjų ištirta, taip, pasiskirstimas yra toks labai gražus Gauso kreivės pavidalu. Tiesiog rodo, kad yra tie žmonės, pas kuriuos yra labai žemi dažniai, yra tie žmonės, pas kuriuos yra labai aukšti dažniai. Ir tai yra individualumas. O individualumas reiškia, kad šitą informaciją mes kažkaip tai galim panaudoti. Ir realiai unikali tokia klinika, Brain Clinics, čia yra tinklas, kuris veikia Olandijoje ir Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Privati klinika, kuri šiaip daro nerealius dalykus, mano manimu. Ką jie sugalvoja? Jie sugalvoja, kad galima ištirti pacientus, nustatyti jiems individualų jų alfa dažnį ir pabandyti skirti gydymą priklausomai nuo to, koks yra tas dažnis. Ir jie realiai suskirstė savo imtį į žemus dažnius, aukštus dažnius ir vidutinius dažnius. Ir kągi jie daro? Jie neišradinėja naujų gydymų būdų. Čia tiesiog kalba eina apie tai, kokį gydymą paskirti pirmu. Vis tiek jie pradeda nuo psichoterapijos, nuo gydymo antidepresantais, bet savo tyrimo eigoje jie parodė, kad pavyzdžiui žmonės, kurių alfa dažnis yra šitame geltoname diapazone, tai yra į aukštesnius dažnius, jie geriau pasiduoda gydymui
venlafaksino, pavyzdžiui, negu psichoterapijai. Ir gal tokiem žmonėm netikslinga taikyti psichoterapiją, o greičiau pradėti taikyti gydymą, kuris jiems yra tinkamas. Dabar kitas dalykas, kad jeigu, sakykime, tai yra pirmos eilės gydymas parinktas individualiai, jis nelabai suveikia, vėlgi šituo dalyku remiantis galima greičiau skirti gydymą nemedikamentinį. Apie tos būdus, šiandien kalbės Kastytis Dapšys, tai yra smegenų stimulacija, transkranijinės magnetinės stimulacijos pagalba arba netgi impulsinė terapija. Ir čia vėlgi matom, kad, pavyzdžiui, tie, kurie turi aukštesnius dažnius, ne visai aukštus, bet tos vidutinio dažnio, vėlgi geltonė, jie geriausiai turėtų pasiduoti 1 Hz stimulacijai. Mano manimu, čia yra toks visiškai unikalus pasiekimas, kaip matot, šitie straipsniai pasirodė praeitais metais. Čia dabar tikrai moksliniuose ratuose kalbame apie tai, kad tai yra ateitis, kad mes pagal smegenų atsaką galim prognozuoti, ką žmogui turėtų būti geriausia. Bet tai tikrai nėra vienintelis būdas, kaip mes galime vertinti smegenis ir informaciją apie smegenų aktyvumą panaudoti. Vėlgi, čia yra tokia skaidrė, kurioje bandžiau šiek tiek susisteminti, ką mes galime nagrinėti EEG signale. Kaip matot, tai negalutinis sąrašas. Vidutinis mokslininkas savo mokslinio gyvenimo eigoje gal 3, maksimum 4 metodus suvaldo. Todėl čia yra labai svarbi mūsų kolaboracija, turim bendrauti, draugauti. Ir šitoj vietoj tokia skaidrė irgi iš visiškai naujo straipsnio. Nežinau, žinot ar ne, bet praeitais metais buvo lygiai 100 metų nuo to momento, kai Hansas Bergeris žmogui pirmą kartą neinvaziniu būdu užregistravo EEG signalą. Ir vyko didelė mokslinės bendruomenės apklausa žmonių, kurie dirba su EEG signalu, ir jų klausė apie jų lūkesčių šitai sričiai ateinantiems 100 metų. Labai įdomus dalykas, kad specialistai pasakė, kad mes jau turim įrangą, technologija yra pakankamai pažengusi, nieko mes čia ypatingo naujo neatrasim, bet mums labai reikia tų metodų standartizavimo ir naujų rimtų priėjimų. Taigi, mokslas šitas turi tikrai ateitį, ne tik iš praktinės pusės, kuri mano manimu yra neabejotina, bet ir iš to žingeidumo ir noro sužinoti, kaip kas veikia. Taigi, ačiū Jums labai už dėmesį. Ačiū, Inga. Buvo labai įdomu. Natūraliai kyla labai daug klausimų, bet mes gal nieko nelaukdami prieisime prie kito pranešimo arba aptarsime viską pačiame gale. Aš pats pasižymėjau tokius esminius dalykus, kas man čia būtų įdomu dar, Inga, jūsų paklausti. Ir aišku, visus raginu užduoti klausimus, užduoti, klausti ir mes viską susumuosime pačiame gale ir viską aptarsime. Bus labai įdomu padiskutuoti, kaip skirtingos tyrinėjimo sritys susijungia į bendrą sritį. O dabar norėčiau pakviesti daktarą Kastytį Dapšį, kuris dirba Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, pristatyti apie neinvazinius neuromoduliacijos metodus ir jų taikymą. Vėlgi labai siejasi su tai, ką pasakojo daktarė Inga. Taip, tikiuosi matote. Taip, matome. Kažką tai pradžią tuoj. Bandysim per ekraną. Taip, dabar matosi. Gerai. Taip, matosi. Tai laba diena visiems dar kartą. Ačiū labai Ingai už tokį gražų pristatymą, kaip smegenys veikia, kuo ypatinga ta veikla. O aš, kadangi atstovauju Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę ir mūsų skyrius vadinasi neurofiziologinių tyrimų ir gydymo metodų skyrius, tai trumpai apžvelgsiu neinvazinius gydymo metodus. Neinvazinis, tai jūs gal žinote jau, kad tai yra pabrėžiama, jog tai nepažeidžia organizmo, nepažeidžia kūno
Vienu žodžiu, tai reiškia, kad turėtų būti labai nedaug arba iš vis neturėtų būti pašalinių neigiamų reiškinių. Tai vienu žodžiu, jeigu paaiškėtų, kad metodas yra dar ir efektyvus, tai būtų čia labai viskas gerai. Na, kadangi psichiatrijos ligoninėje, aišku, užsiima psichikos ligų daugiausiai gydymo, pagrindinis vis dėlto metodas yra medikamentinis, tačiau pasitaiko nemažai atvejų, kai kurių sutrikimų atveju netgi iki 30%, 40% pacientų, kuriems vaistai neduoda norimo efekto. Kitaip tariant, yra rezistentiškumas medikamentiniam gydymui. Ką tokiu atveju tada daryti? Aišku, yra dar dalis žmonių, kurie apskritai nemėgsta medikamentų, farmakologinių preparatų, arba turi kažkokių tai reakcijų jos negerų, tai irgi klausimas kyla, ką būtų galima panaudoti. Ir čia pradėjo populiarėti tie neinvaziniai neuromoduliacijos metodai. Šiek tiek apie juos. Tai neuromoduliacija jau pagal terminą reiškia tokį metodą, kuris veikia nervų sistemos veiklą ir taikomas įvairios sveikatos būklėms, aišku, gydyti. Ir kaip jau Inga minėjo, viena pagrindinių pagrindas smegenų veiklos tai yra neuroninių tinklų veikimas, ypač jų sąveika, kadangi yra daug neuronų, daug sinapsių, yra daug neuromediatorių veikiančių, tai ta sąveika gali būti labai sudėtinga ir aišku, tiksliai vertinti, ką būtent, kurią ten sritį, kurios ten tinklus veikia, ta neuromoduliacija yra gana sudėtinga, bet pagrindinai jinais yra vykdoma pasitelkiant elektrinę arba magnetinę stimulaciją, galima cheminius irgi veiksmus, kaip jau minėjau, galimi ir kitokie būdai. Bet tikslas visados yra stengtis arba pataisyti tai, kas yra sugedę, kas yra sutrikę, arba pagerinti bendrą savijautą, kas irgi yra nemažas uždavinys. Tai pas mus skyriuje yra jau taikoma daugiau kaip 10 metų, tokia galbūt populiariausia neinvazinė neuromoduliacijos priemonė kaip transkraninė magnetinė stimulacija. Transkraninė pabrėžia, kad tai yra, nes kranium tai yra kaukolė, tai reiškia veikimas vyksta per kaukolę į smegenis, bet nieko nepažeidžiant. Tai tuo tikslu yra naudojama tokia 8 formos rytė, jinais gali būti apvali, bet šita yra tobulesnė. Ir per ją generatorius leidžia labai stiprią elektros srovę, netgi iki 5 amperų gali, tai tikrai stipri srovė. Ir ta rytė sufokusuoja generuojamą magnetinį lauką į tokį kaip ir pleištą. Ir tada mes rytę priglaudžiame prie galvos paviršiaus. Ir magnetinis laukas pagal visus ten elektromagnetizmo dėsnius indukuoja, sukuria smegenų žievėje elektrinį lauką. Šitas metodas išsiskiria tuo, kad jį galima gana stipriai pritaikyti ir, pavyzdžiui, netgi depolarizuoti membranas, bet dažniausiai, aišku, naudojama iki slenkstinės reikšmės, nes, kad netyčia nesukelti, pavyzdžiui, epilepsijos priepuolio, kaip daroma elektros impulsų terapijos arba to vadinamo elektrošoko metu. Ir čia yra tokia alternatyva tos elektroimpulsų terapijos, tik tiek, kad reikia neblogai žinoti sritį, konkrečią sritį, kuri yra pakitusi ir kurios aktyvumą reikia keisti. Ir geriausiai tinka tokiems atvejams, kur mes žinome, kad yra kažkoks lokalus pakitimas. Tai pavyzdžiui, depresijos atveju yra kairiai dešiniai pusės smegenų žievės sritis. Sakykime, jeigu bandom gydyti šizofrenijos atveju kylančias haliucinacijas klausos, kitaip tariant balsus, tai irgi randam Wernicke sritį ir tada bandom blokuoti tą padidėjusį aktyvumą. Tai dar vienas svarbus privalumas šito metodo yra tas, kad naudodami tą pačią rytę, tą patį aparatą, mes galime didinti sužadinamumą, palengvinti sužadinamumą
arba atvirkščiai silpninti, kitaip tariant, blokuoti, mažinti aktyvumą. Ir todėl galima gana įvairiais būdais keisti šitą aktyvumą, nes depresijos atveju tai dažniausiai yra toks stimuliuojantis poveikis, o kaip minėjau, šizofrenijos atveju esant balsams yra slopinantis, blokuojantis tą negerą aktyvumą poveikis. Taip, dabar taikymas. Na, aišku, psichiatrijoje pagrindinai mūsų ligoninėje, tai mes taikom depresiją ir šiaip nuotaikos sutrikimų grupiai. Dažnai gana gydome klausos haliucinacijų, slopiname jas. Yra, aišku, gauti jau leidimai, nes vis tiek reikia kaip ir gauti licenciją ar sertifikatą, kad galima tą metodą taikyti tam tikrai susirgimų grupiai, nes tai reikia įrodyti efektyvumą ir tuo metu leidžiama naudoti konkretaus sutrikimo gydymui. Tai jau dabar žinom, kad obsesinį kompulsinį sutrikimą ir po truputėlį įsivažiuoja ir priklausomybių gydymas, kitaip tariant, bandoma susilpninti potraukį tai medžiagai, prie kurios yra priprantama. Nemaža sritis yra neurologija, nes yra problema lėtinis skausmas ir tai irgi padeda lėtinį skausmą, tokį kartais labiau nespecifinį galbūt skausmą. Taip pat ūžimas ausyse irgi yra problema pas kai kuriuos asmenis ir tokia biškį įkyri problema, tai irgi bandoma slopinti tuos ūžesius. Taip pat judesių sutrikimai irgi, pavyzdžiui, po insulto pagerinti, sakykime, jeigu yra judesių kažkokie sutrikimai. Tačiau TMS tinka ir sužadinamumo ir jo pokyčių tyrimuose, kitaip tariant, jį galima taikyti ir diagnostiniams tikslams. Galima net jau jauname amžiuje nustatyti, sakykime, kai kurių sričių žievės, smegenų žievės sužadinamumo sutrikimus. Pavyzdžiui, yra pastebėta, kad dėmesio sutrikimo atveju būna tokių pakitimų ir galima ankstyva diagnostika su TMS. Na, bet pagrindinis, bent jau mūsų taikymas, tai yra depresija. Dabar kitas variantas, kuris dabar irgi populiarėja, tai yra transkraninė nuostovios srovės stimuliacija ir jos principas yra irgi nesudėtingas. Uždedame porą elektrodų, reikia minimum poros elektrodų, kad srovę paleisti tarp jų. Ir, kaip jau pavadinimas sako, mes paleidžiam pastovią ar nuostovią srovę ir galimi įvairūs variantai. Sakykime, vienas elektrodas yra katodas, kitas anodas ir čia mes žinom, kad yra tam tikra kryptis srovės. Ir galimos įvairios pozicijos. Pavyzdžiui, mes galim raudoną dėti ant kairio pusrutulio momeninės srities, o šitą katodą ant dešinės ir pakeisti kryptį tarp pusrutulių. Galime sukeisti vietomis ir tokiu būdu pakeisti srovės kryptį. Čia nėra kažkokios konkrečios vienos srities stimuliacija, čia daugiau tokia labiau apinanti stimuliacija. Jinais negali depolarizuoti neuronų, tai todėl šiuo atžvilgiu yra saugi netgi epilepsija sergantiems žmonėms, nes mes negalime jokių būdų išprovokuoti epilepsijos priepuolio. Ir keisdami, sakykime, tą poziciją elektrodų, mes galime bandyti įvairius variantus. Aišku, vėlgi klausimas kyla dėl efektyvumo, nes, aišku, būtų idealus atvejis, jeigu mes turėtumėm visiškai tokią pašalinių praktiškai reiškinių neturinti metodą, kuris priedo dar būtų gana efektyvus, tai būtų, aišku, tas labai viskas gerai. Tačiau vėlgi, vėliau irgi apie tai kalbėsiu, trūksta tyrimų, kurie įrodytų, kuri vis dėlto, kurio sutrikimo atveju, kuri pozicija ir kurie parametrai stimuliacijos būtų optimaliausi. Ir štai čia pavyzdžiai, sakykime, tų aparatų, kurie yra taikomi. Anksčiau būdavo generatorius, prijungiami elektrodai ir kaip nors ten ar juostomis tvirtinama galvos paviršiuje.
Dabar populiarėja tokie kaip ir lankeliai, matom 2 elektrodai, jie tvirtinami tiesiog dedami ant galvos ir žmogus gali laisvai judėti, užsiimti norimą veiklą, važiuoti dviračiu ar žiūrėti televizorių. Čia irgi vienas yra variantas, užsideda ir jau stimuliatoriai yra įmontuoti į tą juostą ir vėlgi galima laisvai tą stimuliaciją atlikinėti, nes nekelia jokių ypatingų, sakykime, problemų. Mes planuojam bendradarbiauti ir jau turim ryšius su viena tokia kompanija Anglijoje, Londone, kurią įkūrė lietuvė mokslininkė. Ir čia vat yra tokia kaip ir reklama ir čia iš jos galime matyti, kad tai yra ir skausmo mažinime efektyvi priemonė, pagerina, sakykime, ir šitą, ir nuotaiką, ir nerimą gali slopinti. Dar vienas toks pliusas, tai pagerina, optimizuoja kognityvinės arba pažintinės funkcijas. Tvirtinama ir yra šiokių tokių įrodymų, kad gali pagerinti atmintį, pagerinti mokymąsi, išmokimą palengvina. Ir irgi tas yra dažnai naudojamas, sakykime, pacientams ir ne tik psichiatrijoje, bet ir neurologijoje, pagerinant, sakykime, plastiškumą neuronų po insulto ar kitų pažeidimų. Ir irgi matom, toks yra lankelis, jis tiesiog užsideda ant galvos, pati stimuliacija yra valdoma iš mobilaus telefono, yra mobilaus telefono programėlė, kur galima stebėti, sakykime, visus tos parametrus. Ir parametrus beje gali stebėti ir gydytojas, kuris, pavyzdžiui, skiria tą gydymo metodą. Jis irgi mato, ar pacientas naudojo tą lankelį, kaip naudojo, kokius taikė parametrus. Taip, dabar man biškį užstrigo liktai čia, tuoj sekundę. Pabandysim. Taip. Nesikeičia skaidrės, ne dabar? Dabar nesikeičia. Gal jūs pabandykite išjungti ir jungti vėl. Tuoj pabandysim. Man pasikeitė. Matosi dabar. Dar vienas metodas, manau, apie jo vieną variantą gal užsimins pranešėjas po manęs, tai yra neinvazinė klajoklio nervo stimuliacija. Klajoklis nervas, gal daug kas žino, yra gana toks plačiai išsišakojęs nervas, kuris ir įnervuoja ir smegenis, įnervuoja veidą, įnervuoja vidaus organus, eina atšakos ir į širdį, ir kitus vidaus organus. Vienu žodžiu, gana svarbus toks nervas. Ir kas patogu, tai kad jis praeina arti odos kaklo srityje. Taip pat ten dar ir ausyje yra vienas pora taškų, kur galima prieiti arčiau atšakos klajoklio nervo. Tai idėja buvo pirminė tokia, kad implantuoti elektrodus, prijungti juos prie šito nervo kaklo srityje, taip pat implantuoti po odą stimuliatorių ir tokiu būdu stimuliuoti ir gauti norimą rezultatą. Pirmiausia, buvo taikoma epilepsijai gydyti, bet paskui paaiškėjo, kad gerina nuotaiką. Ir pradėta taikyti depresijos gydyme, mažinant simptomus. Aišku, atsirado tokia idėja, kad gal nebūtina invaziškai to daryti, pagaminkime stimuliatorių, jis turi 2 elektrodus ir tiesiog pridėkime radę miego arteriją, ten greta jos eina kaip tik nervo toks kamienas nemažas ir stimuliuokime panašiai kaip su invaziniu, tik tai per odą. Tai vienu žodžiu buvo irgi atliekami tyrimai, nustatyta, kad netgi neuromediatorių koncentracijas ir jų aktyvumą keičia ir noradrenalino, serotonino, pagrindinai aktyvuoja slopinančiąsias smegenų sistemas, todėl, sakykime, veikia antiepilepsiškai arba slopina tokius dalykus kaip galvos skausmai. Ir yra duotas jau leidimas šitam metodui
įrodytas efektyvumas profilaktiškai arba priepuolio metu migreninius galvos skausmus silpninti ir, sakykime, kitokius skausmus galvos pagrindinai, bet dar nėra gautas toks leidimas, jau visiškai nėra dar įrodyta, pavyzdžiui, kad tinka depresijai, bet jau irgi tyrimai yra atliekami ir pirmi tokie rezultatai yra gana tokie optimistiški. Taip pat nerimo sutrikimą tinka potrauminio streso sindromui, bet čia dar reikia papildomai žinių, papildomai duomenų, rezultatų ir tyrimų, kad tikrai įrodyti, kad galima puikiai taikyti ir depresijai. Dabar dar vienas toks naujesnis galbūt metodas, kuris irgi originaliai buvo galbūt sukurtas daugiau pramoginiams dalykams, tai yra virtualios realybės akiniai ir galima bandyti taikyti virtualios realybės pagrindų sukurtas tas tokias programas ir jas pritaikyti, sakykime, tai pačiai neuromoduliacijai. Čia nėra tiesioginio poveikio smegenims, nei magnetinio, nei elektrinio. Tai yra vaizdai, kurie gana yra tokie realūs, realistiški. Ir kilo mintis, galbūt galima kai kurių sutrikimų atveju bandyti tomis programomis veikti tikslingai ir pasiekti tą neinvazinį neuromoduliacinį efektą. Čia pavyzdys yra Oculus Quest 2 akiniai. Ir dabar jau yra taikoma, sakykime, kai kuriuose srityse gana sėkmingai, jau yra duomenų, kad tai gana sekasi neblogai, ypač, sakykime, fobijų gydyme. Čia netgi toks paveikslėlis reklaminis, kur galima, sakykime, vorų baimę slopinti, nes tai virtualūs vorai, skrydžių baimę irgi mažinti, na ir kitus įvairius variantus. Svarbu parinkti tinkamai programą, kurie atitiktų tiems tikslams, bet pradėta taikyti ir kitiems dalykams. Tai, sakykime, vėl pirmas toks svarbi taikymo sritis, tai būtų depresijos gydymas, tai aktualus toks uždavinys, streso įtakos mažinimas, sakykime, galime sukurti gana tokią raminančią aplinką, taip pat nerimą mažinti. Vienu žodžiu, gana yra nemažai tų taikymo sričių. Mesgi irgi ligoninėje bandysim taikyti, gydyti depresijai. Turim tokį ryšį su Suomių kompanija, kuri kaip tik užsiima tų programų gamybą, kūrimų programų. Ir mes jau turim netgi bioetikos komiteto leidimą atlikti tuos tyrimus. Ir bandysime su pacientais, pirmiau atlikome tyrimus su sveikais žmonėmis, pasižiūrėti, kaip jie reaguoja, ar tai tinkamas jiems priimtinas metodas, ar nėra kažkokių ryškesnių pašalinių reiškinių prieš taikant pacientams. Ir vienu žodžiu pateko pastebėti, kad jauni žmonės su entuziazmu sutinka dalyvauti tokiuose tyrimuose, nes tai yra naujas toks neįprastas metodas, bet jiems jau gal žinomas, jau jie gal kitose srityse susidūrė su tokiais akiniais, tai vienu žodžiu jie gana noriai žiūrėjo tas programas, noriai dalyvavo tyrime. Tai privalumą ir trūkumą, jeigu paminėti. Tai privalumą, aišku, yra, kad tikrai nedaug pašalinių reiškinių ir jie, jeigu ir atsiranda, tai jie gana greit praeina, jeigu mes baigim tą stimuliaciją. Paprastas naudojimas dažniausiai yra programėlės, galima su mobiliu telefonu tą viską naudoti ir reguliuoti. Galimybę netgi taikyti namuose. Taip tariant, nebūtinai važiuoti į ligoninę ar gultis į ligoninę galima namuose, puikiausiai, kaip matėm, tą viską padaryti. Aišku, transkraninės magnetinės stimulacijos tas netinka, nes ten jau stipresnė stimulacija, jau reikia didesnės kontrolės ir įranga brangesnė. Bet efektyvumas geresnis. O trūkumai tai yra būtent efektyvumo klausimas. Dar trūksta žinių ir duomenų, kokie būtų optimalūs parametrų
optimalios parametrų reikšmės. Ir čia svarbu atsižvelgti individualiai į konkretaus asmens neurofiziologinę smegenų būklę. O taip leistų ištirti, Inga kalbėjo apie tos metodus, tai tų metodų tikrai yra nemažai ir galima, kad ir tą patį alfa aktyvumą, pavyzdžiui, fiksuoti ir tai atsižvelgti. Yra nemažai tų tyrimo metodų, kurie leistų, sakykime, individualizuoti pagal esamą to žmogaus neurofiziologinę būklę. Bet tyrimų dar trūksta, jų daugėja, bet trūksta ir aišku yra savigydos rizika, nes pavyzdžiui tiek šitą nuostovios srovės stimuliatorių, tiek klajoklio nervo stimuliatorių galima internetu nusipirkti. Čia nereikia, gydytojas nebūtinai turi receptą rašyti, bet tai yra rizika, nes žmogus aišku gal nepakenks savo. Čia pliusas, kad šansų pakenkti nedaug. Tačiau efektyvumas gali būti žemas ir tiesiog žmogus nusivils ir reputacija tokio metodo gali ir susilpnėti. Tai čia aišku irgi yra problema. Kita problema, kaip kaupti tas žinias, kaip atlikinėti tyrimus. Ar reikia skaityti straipsnius, kas daroma užsienyje, ar vis dėlto bandyti tuos tyrimus atlikinėti pas mus Lietuvoje. Kaip matom, yra pas mus ir patyrimas, ir galimybę taikyti įvairius neurofiziologinius metodus tyrimo, ir encefalogramą paremtus, ir sukeltuosius potencialus, ir kitus variantus. Ir tokiu būdu ieškoti optimalių, sakykime, stimuliacijos sąlygų, bandant gydyti, kad ir depresiją, ar tą pačią šizofreniją. Bet vėlgi susiduriama su tokia problematika, galbūt daugiau, aišku, kaip ir visais atvejais, tai yra finansavimo problema. Taip pat norėtųsi įtraukti ir, sakykime, psichiatrus, tos pačius ar neurologus, kad jie būtų suinteresuoti dalyvauti, nes be jų tie tyrimai nėra visaverčiai, reikia ir psichiatrų konsultacijos, ir neurologų. Vienu žodžiu, potencialas yra realus atlikinėti tokius tyrimus su šitais neinvaziniais metodais Lietuvoje. Ir todėl džiaugiamės, kad čia pakvietė mus į tokį renginį, kad mes galim šiek tiek paskleisti informaciją ir tikėsimės, kad laikui bėgant tokių tyrimų atsiras ir daugės Lietuvoje. Tai tokia optimistinė nata. Dėkui Jums už dėmesį, čia mūsų ligoninė iš viršaus taip atrodo. Tai tikėsimės, kad ten irgi užsiimsim tokiais tyrimais ir ne vien tik virtualią realybę, ką mes dabar jau konkrečiai darom, bet įtrauksim ir kitus metodus. Ačiū, daktarė, už pranešimą. Šiaip turbūt galbūt net ir čia esantiems žmonėms jau yra tekę kažką išbandyti iš tų prietaisėlių, kuriuos namuose galime. Gali būti, tikrai. Šiaip labai įdomi ta problematika, tikrai geras kampas paliesti tą problematiką, nes gali bet kas įsigyti, gali bet kaip naudoti, gali nusivilti, gali būti neefektyvu. Gali pats žmogus nesuprasti, kodėl naudoja tą prietaisą ir ką jisai daro iš vis, nesuprasti. Paveiktas tam tikro marketingo. Mes padiskutuosim apie viską po visų pranešimų. Aš kviečiu užduoti klausimus pokalbio skiltyje. Matau, čia jau yra klausimų pora, tai labai drąsiai, nebūtinai turi būti labai susiję specializuoti kažkokie klausimai. Neturit būti ekspertai šitos srities, galit paklausti taip, kaip jums išeina paklausti ir mes pabandysime tuos klausimus atsakyti. O dabar norėčiau pakviesti pranešimą skaityti Vilniaus universiteto Santaros klinikų neurochirurgą Žilviną Omanskį, kuris, manau, kad supažindins lysim šiek tiek giliau jau į invazinius metodus ir tai, kaip galim paveikti tam tikrą smegenų veiklą su invaziniais neurochirurginiais metodais. Daktarė, jums prašau, laikas. Sveiki. Tai ačiū, kad pakvietėt pašnekėt. Reiškiasi, šiaip tų smegenų stimuliacijos galimybių neurochirurgijoje mes turim labai daug. Turim ir gilią galvos smegenų stimuliaciją, ir motorinę žievės stimuliaciją. Turim nugaros smegenų stimuliaciją, periferinių nervų stimuliaciją, kai kurių specifinių nervų, tarkim nervus frenikų stimuliaciją.
Tai tų metodų mes turim apsčiai, reiškiasi, šiandien pagrinde mes kalbėsime apie giliąją smegenų stimuliaciją ir kokie tie modernus, reiškiasi, sprendimai, reiškiasi, šiam būdui šiuo metu yra galimi ir galų gale, kas mūsų laukia ateityje. Šiaip prisiminant tą istoriją visą sudėtingą, tai visada reikia turėti omenyje, kad, reiškiasi, šitas rytis atsiranda gana anksti. Tai yra, reiškiasi, 1945 maždaug metai pabėga iš nacistinės Vokietijos du, reiškia, mokslininkai, neurochirurgai, Spigelis ir Viscis, reiškiasi, ir jie Filadelfijoje įsikūrė, Amerikoje ir suformuoja tą, tokią poziciją, tokią naują neurochirurginį būdą, tai yra stereotaktinė neurochirurgija. Kas tai yra per dalykas, reiškiasi, jeigu pradėjo stebėti jie tam tikras operacijas savo kolegų, ir pastebėjo, kad, baisiai jūs netaiklus, chebra, kaip jūs čia taip, reiškia, per porą centimetrų, per porą, reiškiasi, dar ir daugiau kartais, šalina auglį, ten pusė auglio pašalinta, o dalis smegenų irgi pašalinta, kažkaip nei šis, nei tas. Jie sugalvojo pasinaudoti tokių stereotaksinių rėmų, tai yra specialus rėmas, dedamas, tvirtinamas prie kaukolės, tuomet yra daromi tam tikri diagnostiniai tyrimai, reiškiasi, tais laikais buvo tik tai kraniogramos, ventrikulogramos tokios, reiškia, ir tuomet jau pats rėmas būdavo atskaitos taškas, kur viduje, reiškia, randasi tam tikros smegenų struktūros. Progresuojant šitai technologijai atsirado rėmai, kurie galim atlikti kompiuterinę tomografiją, magnetinį rezonansą su jais ir tokiu būdu nusitaikyti tam tikras smegenų struktūras, jas paveikti realiai submilimetriniu tikslumu. Tai jeigu tenai mums reikia paimti kažkokį audinio gabaliuką milimetrinio dydžio, mes tą galim padaryti. Jeigu į tam tikrą brandolį milimetro dydžio mums reikia įstatyti elektrodą, mes tai irgi galim padaryti būtent su stereotaktinės neurochirurgijos metodais. Dabar, kalbant apie giliąją smegenų stimuliaciją, tai, pirmiausia, reikėjo įrodyti, kad apskritai, elektrinis laukas apie kažkur giliai įstatytus elektrodus į smegenis turi kažkokį poveikį. Ir, reiškiasi, kaip visada būdinga mokslininkam, reiškia, kaipgi tu tą įrodysi, jeigu, nebandysi paaukoti savo gyvybės už tai. Reiškiasi, ir atsitiko toksai, reiškia, Delgado, toks mokslininkas, jisai įstatė elektrodus buliui, reiškiasi, pats, reiškia, apsirengė raudonai, ir ėjo į kovą su bulium, bet laimiai turėjo pas save, reiškia, dar ir tokį nuotolinį, reiškiasi, jungiklį, bulius artėjo jau prie jo, jau tuoj padurs ragais ir tiesiog įjungė Delgado, reiškiasi, tą stimuliatorių ir bulius griuvo ant šono visas patenkintas, reiškia, tai taip buvo įrodyta, kad su elektros srove, elektros poveikiu mes galime tikrai atlikti didelius darbus. Toliau prasidėjo eksperimentai su giliąja smegenų stimuliacija, įstatant tam tikrus elektrodus. Reiškiasi, problema buvo, kad mes neturėjom galimybės, pakankamai energijos neturėjom, tie elektrodai buvo išoriniai, tai vesdavo prie tam tikrų infekcijų, kol galų gale 1987 metais prasideda giliosios smegenų stimuliacijos era, Grenoblis, profesorius Benadybas, gyvas po šiai dienai, reiškiasi, implantavo pirmuosius elektrodus tremorui sergančiam pacientui, implantavo uždarą, reiškiasi, DBS sistemą ir tokiu būdu pradėjo šitą mūsų giliosios smegenų stimuliacijos erą. Toliau tobulėjant technologijom, reiškia, atsirado dviejų kanalų stimuliacija, tada prasidėjo kvadripoliariniai vadinamieji elektrodai, kurie turi 4 kontaktus, ne vieną, atsirado pakraunamos technologijos,
po biškį palaipsniui progresavo uždaro kontūro stimulacijos, apie jas ir toliau biškį pakalbėsim. Tai va, tai tokia buvo istorinė ta visa perspektyva. Dabar pradėsim apie uždaro kontūro stimulaciją. Tai yra tai, kas yra, na, kaip čia, sąlyginai nauja. Tokia būdavo sistema, Neuropace lygtais jinai buvo, vadinosi, reiškiasi, pacientams sergantiem epilepsiją implantuodavo elektrodus į anterior thalamic nucleus, tokį gumburo brandolį, bet, na, neaišku, kada stimuliuoti. O stimuliuoti reikia tik tai tada, kai yra traukuliai. Tai, na, kartu jie sugebėjo pagaminti tokią sistemą, kuri kartu ir, reiškiasi, registruodavo elektroencefalografinius duomenis ir kuomet matydavosi, kad yra traukuliai, sistema pati pradėdavo stimuliuoti tą brandolį. Tai pradėjo tą vadinamą closed loop stimuliaciją. Kas dabar yra ir ką turim jau ir Lietuvoje, tai yra Parkinsono lygai taikomi giliosios smegenų stimuliacijos metodai su closed loop funkcija. Kas tai yra per dalykas? Tai yra elektrodai, kurie registruoja local field potencialus. Tai jeigu EEG tai yra, nu, paprastai šnekant, tiesiog žiūrim į neuronų, reiškiasi, mišką, ar ten kažkokį, nu, kaip jie ten linksminasi visi, tai local field potencialai, tai mes žiūrim, nu, į tokį, reiškia, nu, kokius 50-20 tokią grupelę neuronų, ką jie aplinkui daro. Tai būtent local field potencialai, jų aktyvumas, beta tas vadinamasis activity, yra susijęs su sukaustimu ir su tremoru. Tai šitoj vietoje, jeigu stimuliatorius pastebėdavo, reiškiasi, kad tas beta activity, local field potencialų beta activity yra užkilęs, reiškiasi, tai reiškiasi, kad stimulacija yra nepakankama. Tai papildomai galima padidinti amplitudę ar pakeisti kažkokį kitą parametrą. Tai vat šitą dalyką turime jau ir Lietuvoje. Tai yra gan, na, toks naujas dalykas, džiaugiamės to. Dabar kitas dalykas, irgi įdomus, kaip ta technologija progresuoja, reiškiasi, jeigu tie kvadripoliariniai vadinamieji elektrodai, tai yra, na, klasika, tai dabartiniai direkciniai elektrodai yra šiek tiek kitokie. Jeigu perpjovus kvadripoliarinį elektrodą, pasidarius jos skerspjūvį, tai tiesiog mes matome iš visų pusių, reiškiasi, einantį kontaktą. Kai direkciniai elektrodai sudaryti iš 3 nedidelių plokštelių, kurios ir suformuoja tą elektrodo žiedą. Šitoj vietoj įsivaizduokim situaciją. Jeigu mes turime elektrodą, kuris nėra visai gerai įdėtas, šalia yra, na, klasiškai, kai kalbam apie subtaliaminį brandolį, kas yra Parkinsono ligos vienas iš pagrindinių taikinių, reiškiasi, priekiau iš karto yra, reiškiasi, na, tokie laidai, kurie perduoda informaciją priešingos pusės raumenim, ką reikėtų padaryti jiems. Tai jeigu tas elektrodas įdėtas kažkur biški, na, tarp to laido ir to brandolio, tokiu atveju stimuliuojant mes galime gauti žalutinius reiškinius. Mes galime turėti, taip, tremoras sumažėja, rigidiškumas sumažėja, bet mes tokiu atveju galim turėti ir tam tikrų, na, negerų požymių. Pradeda trūkčioti akies, reiškiasi, raumuo, pradeda trūkčioti ranka galbūt, kas aišku būna rečiau. Tai tokiu atveju direkcinis elektrodas, formuodamas elektros srovę tik tai tarp tų plokštelių, gali nukreipti elektros srovę nuo nepageidaujamo, reiškiasi, stimuliacijos vietos į pageidaujamą stimuliacijos vietą. Tai nuo to laido, piramidinio laido, mes tą elektros srovę galim nukreipti. Tai yra irgi tai, ką mes turim šiuo metu ir Lietuvoje. Dabar kitas dalykas, ko dar vis neturim, bet, na, problema ir pačioje Europos Sąjungoje tai yra, reiškia, tai yra nuotolinis programavimas. Ta prasme, prisijungia pacientas su savo stimuliatorium prie Wi-Fi'aus savo, daktaras prisijungia irgi prie Wi-Fi'aus per savo programėlę
ir, reiškiasi, tokiu būdu komunikuojam. Labai ir keičiam parametrus tos stimulacijos. Kalbamės, šnekamės. Didžioji dalis tų pacientų, kurie atvažiuoja pas mus iš ten, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, pagrindinė bėda yra ta kelionė. Ta prasme, jie atvažiuoja dėl 15-20 minučių, kas realiai mums reikia tą ligonį tik pamatyti, pasižiūrėti jo problemas, pasikalbėti, ar to negalime padaryti per nuotolį. Tai vat šita problema bus sprendžiama ateityje tokiu būdu. Dabar toliau jau važiuojam prie to, ko dar neturim ir apskritai nėra to, galbūt ateityje kada nors bus, galbūt ir labai greitai. Triboelektriniai nanogeneratoriai. Dabar jeigu mes stimuliuojam pacientą, mes turim dvi galimybės. Yra pakraunami stimuliatoriai, nepakraunami stimuliatoriai. Pakraunami stimuliatoriai tai realiai, kartą per savaitę, 2 kartus, 3 kartus per mėnesį ir po to dažnėjančiai. Tu turi 2 valandas kažkur atsisėsti, prisijungti, reiškiasi, savo tą stimuliatorių, pasikrauti. Gali pamiršti tą padaryti. Tai tokiu atveju stimuliatorius išsikraus. Bus klinikinės būklės pablogėjimas. Tai čia yra pakraunami stimuliatoriai, kur visas pasaulis, tai man implantuokit tik pakraunamą. Tai nėra taip gerai. Pacientai nenori galvoti apie savo ligą. Kai nepakraunamas stimuliatorius, jisai veikia porą metų. Ir tu tą ligą gali pamiršti. Tau nereikia nuolatos prisijungti. Tai čia kas su pakraunamais, nepakraunamais yra ta tokia amžina diskusija. Tai vienaip ar kitaip, reiškia, patys stimuliatorių reikia pasikeisti. Ar negalima būtų tos energijos kažkaip gauti iš to žmogaus? Puikiai žinoma, kad žmogus, ramybės metu yra realiai 100 vatų lemputė. 400 vatų arba 4 po 100 vatų lemputė fizinio krūvio metu. Jeigu pasiskaičiavus, kiek mums tos galios realiai reiktų, tai mes žinom, kad jeigu traktuojam, kad 1 kiloomas tai yra tas rezistentiškumas smegenyse, jeigu tipinis, reiškiasi, tipinė srovė yra 3 mA ir 3 arba 3 voltai, tai tokiu atveju mes gaunam, kad mums realiai reikia 9 milivatų. Tai yra labai nedideli kiekiai. Triboelektriniai generatoriai tai yra 2 plokštelės, kurioms būdingas skirtingas elektroneigiamumas, tai yra gebėjimas pritraukti elektronus. Jeigu tarp tų 2 plokštelių atsiranda kontaktas, tai mes galim sugeneruoti elektros srovę. Jeigu tą elektros srovę mes nukreiptume per kondensatorių sistemą į stimuliatoriaus bateriją, mes realiai turėtume pakankamai, reiškiasi, energijos, kad tą stimuliatorių pamaitinti. Dabar iš kur tą triboelektrinį nanogeneratorių įkišti? Tai tų vietų yra pilna. Vieni bando kabinti apie aortą, kiti bando link širdies kažką kišti. Visgi toks labiausiai paprasta vieta turbūt būtų, reiškia, raumenynas, tai yra nugaros raumenis, pilna, reiškia, stiprus, pats stipriausias raumuo. Judesių metu, kvėpavimo metu energija pagaminama, reiškiasi, iš triboelektrinių nanogeneratorių implantuotų į nugaros raumenyną turėtų būti pakankama pakrauti stimuliatorių. Tai yra, manytume, netolima ateitis. Dabar toks jau dar įdomesnis dalykas. Kartais būna elektrodas nėra tinkamai pozicijoje. Tai gal įstatykim dar vieną. Tas irgi pasirodė netinkamoj vietoj. Tai dar porą įstatykim. Tai, čia ir yra bėda. Reiškiasi, šitoj vietoj, ar negalima būtų įsivaizduoti, čia dešiniai pusė yra pavaizduota tvirtinimo sistema, kaip elektrodas tvirtinamas prie kaukolės. Tai vadinamasis stimlokas. Tai dabar negalėtume padaryti taip, kad tas stimlokas turėtų kažkokį mechanizmą,
kaip galima būtų pagilinti elektrodo poziciją, grįžti atgal, jeigu reikia, pakreipti į vieną pusę arba į kitą pusę. Negerai implantuotų elektrodų, kai kurių autorių duomenimis gali pasitaikyti iki 15-20 netgi procentų. Tai yra gan dažnas dalykas. Tai to steam loko galutinis jau toks išnaudojimas, tai ir būtų tokia sistema, kuri gebėtų tą elektrodą pačiose smegenyse jau po pačios operacijos nuotoliu kažkokiu būdu pakoreguoti. Tai taip pat, tikėkimės, netolima ateitis. Dabar apie tos kitus stimulacijos dar būdus šiek tiek. Kodėlgi ta gilioji smegenų stimulacija, jinai, efektyvi yra. Tai kai kalbam apie transkranijinę, reiškiasi magnetinę stimulaciją ar tą tiesioginę, reiškia elektrinę stimulaciją, turim bėdą su ta rezoliucija. Kitaip tariant, kad tai yra gana grubus metodai, kur mes negalime paveikti labai nedidelės vietos. Be abejo, yra ligų, depresija, skausminiai kai kurie sindromai, kur mums ir reikia kuo plačiau veikti. Bet yra didelė ligų grupė, kur dėja mums reikia to tikslumo. Tai šitoj vietoje yra gilioji smegenų stimulacija, submilimetrinis tikslumas. Kaip mums būtų, reiškiasi, ar yra kažkokių būdų, kaip neįdėti į smegenis nieko? Taip yra. Reiškiasi, tokia yra LIPUS metodika. Tai Low Intensity Pulsed Ultrasound. Tai yra tokiais ultragarsiniais specialiais lęšiais į vieną zoną sufokusuotas ultragarsas. Tai nėra vadinamoji HIFUS, High Intensity Focused Ultrasound, kas yra destrukcinis metodas, mes padarom nedidelę pažaidą smegenyse kažkokio blogai veikiančio centro. Šitoj vietoj, kai kalbam apie LIPUS, mes būtent kalbam apie neuromoduliaciją. Dėl tokio tipo ultragarso atsiranda tie kanaliukai, natrio kanalai, kalio kanalai, jie atsidaro. Tokiu būdu mes galim turėti arba depolarizaciją, priklausomai nuo tam tikrų ultragarsinių parametrų, arba hiperpolarizaciją. Galime tą brandolį aktyvinti, galime jį slopinti. Ir kas geriausia, mes tą galime padaryti, minimaliausiai invaziniu būdu, kas įmanoma neurochirurgijai. Mes tą galime padaryti visiškai be operacijos, bet kalbant apie LIPUS techniką, reikia tiesiog padaryti kaukolei skylutę, nedidelę. Taip, tai yra startas, ką mes neurochirurgai darom operacijos pradžioje. O jau į pačias smegenis tokiu būdu kištis šitoj vietoj jau net nereikėtų. Tai jau, saugumas tai šitoj vietoj turbūt jau toks gerokai išaugtų. Apskritai, kalbant apie giliąją smegenų stimulaciją, visi labai ten bijo. Jėzus man elektrodus į smegenis implantuos. Čia dinozaurai, neurochirurgai, reiškiasi. Tai šitoj vietoj, reiškia, tos, naujos komplikacijų serijos, švedų mokslininkai, 500 pacientų. Nė vieno pakraujavimo kliniškai reikšmingo. Iš viso 2 pakraujavimai, reiškiasi, smegenyse 3 lašai kraujo vienam pacientui, tas buvo kliniškai jam iš viso nereikšminga, kitam pacientui, reiškiasi, buvo to kraujo šiek tiek daugiau palei elektrodo implantacijos vietą. Priežastis ten irgi aiški, 80-metis su hipertenzija, su antikoaguliantais. Tai šitoj vietoj, ta prasme, tai nėra taip, kaip buvo anksčiau, kad, reiškia, tikimybė numirti po DBS ten siekdavo iki 0,5 procento, tai šiais laikais tas visiškai jau atgyvena. Nėra taip, kaip anksčiau. Tai čia yra tie LIPUS metodai. Tai manom, kad tai bus mūsų visų neurochirurginė ateitis. Dabar jau einam prie kosminių dalykų. Reiškiasi, gerai, tai jeigu mes ateityje naudosim LIPUS, nesikišim į pačias smegenis, reiškiasi, užsidėsim tik tai kažkur
kaukoliai, implantuosim tik tai kažkokius ultragarsinius, reiškia, ultragarso perdaviklius į smegenis, kurie fokusuojasi į vieną vietą. Nu, bet o jeigu mums reikėtų pakeisti tą, reiškiasi, ultragarso padėtį, ar ne? Mums kažkaip reikėtų tada žinoti, kur tas ultragarsas smegenyse randasi, ar ne? Tai tokiu atveju mes galbūt galim implantuoti ties kakta kažkokį ultragarsinį daviklį, kuris parodytų, kur smegenų atžvilgių tas ultragarsas tiksliai fokusuojasi. Taip? Tai tokiu atveju mes galėtume vėlgi neinvaziniu būdu, na, jau nekartoti jokių operacijų, nieko. Tiesiog tokiu būdu mes galėtume žinoti, kur mes esam ir esant reikalui pakoreguoti, reiškiasi, lipus, reiškia, introducerio, na, poziciją smegenyse. Tai va, tai tokia mūsų laukia neurochirurginė, funkcinė neurochirurginė, reiškiasi, giliosios smegenų stimuliacijos ateitis. Tai va. Ačiū, daktarė. Jo, kviečiu vis dar uždavinėti klausimus, šiaip manau, kad bus labai įdomu padiskutuoti. Man tai iškart kyla klausimas, aš žvelgiau į tą istoriją, kur pasakojot apie tai, kaip netiksliai ten tuos navikus pjaustydavo anksčiau, bet tai dar ir dabar to preciziškumo trūksta, jūs pats lygtais tai minėjote, ar ne? Dar vis einam link to preciziškumo. Tai kaip reikėtų, kaip jūs pats vertinat šiuolaikinę tas technologiją, šiuolaikinė neurochirurgija, kur jinai yra pagal tą tikslumą? Pagal tą tikslumą mes operacinėse dabar turim navigacinės sistemas, realiai susifjuzina vaizdai, reiškiasi magneto vaizdas su paciento galva, paprastai šnekant. Jeigu reikia, mes galime tą magneto vaizdą su visa galva persikelti savo į mikroskopą, toks semivirtualumas gaunasi. Ir realiai mes galime matyti, operuojant, kas yra giliau, reiškiasi, einant link tikslo. Tai šitoj vietoj to tikslumo dabar jau yra žymiai daugiau. Bet kas kalbėti jau apie tą submilimetrinį tikslumą, tai jau yra stereotaktinio rėmo reikalai. Jau šito kol kas, niekas geriau nesugalvojo. Reiškiasi, tai kas kalbant apie funkcinę neurochirurgiją, tai yra tas tikslumas yra tikrai labai didelis. Tai aš būnu nepatenkintas, jeigu rėmo tikslumas, pasikartoji po elektrodo įdėjimo kompiuterinę tomografiją operaciniai pačioj ir tu matai, kad jau 0,9, 0,8 mm tu matai, kad elektrodas šiek tiek ne ten. Mes žinom, kad safe kaip čia saugios ribos įdėti, tai subtaliaminiam branduoliui kokie 3-4 mm aplink tą vietą, kad bus gerai, kad jeigu ten pataikysi. Bet jau nėra patenkinti mes, kai jau 0,9 būna, ta prasme. Tai ta tokio... Bet jums yra svarbus tik atstumas, ar čia galėtų įsijungti Ingos EEG realiuoju laiku kažkaip tai šitos technologijos galėtų bendradarbiauti? Kalbant apie daktarės Ingos, reiškia, profesorės mūsų, reiškia, metodus, tai čia intraoperaciniai, ką mes darom, tai tą neuromonitoringą vadinamai, kai, reiškiasi, net ir EEG, reiškiasi, taip pat mes fiksuojam tam tikrų operacijų metu, jeigu mes norim, tarkim, panaikinti tą židinį, kuris produkuoja tą, reiškiasi, blogą EEG. Tai tokiu atveju mes tą registruojam, taip, šitoj vietoj tas yra, galimybė bendradarbiavimo šitoj vietoj yra. Bet čia būtų žymiai įdomiau, jeigu mes kažkaip kooperuodamėsi galėtume rasti, tokių, tarkim, įdėti elektrodus į smegenis, reiškia, sukurti kažkokį prototipą, technologiją, kur kartu EEG registruojam, reiškia, defibriliuojam, širdies defibriliatoriai yra, ar ne? Reiškia, smegenų defibriliatorius kol kas nieks neišrado. Tai neurochirurgai gali ten kažką tokio įdėti, su EEG užregistruoti ir uždaram kontūre, reiškiasi, nutraukti tą grandinę patologinę. Tai čia būtų ateitis kada nors turbūt. Gerbiama Inga, jūs norėtumėte į neurochirurgo operacinę patekti su savo aparatūra?
Nu, aš Žilvinu šiaip labai pasitikiu, bet tas begalinis noras kažkam kažką kažkur dėti, mane šiek tiek gąsdina. Aš už neinvazinius metodus. Bent jau ne visada reikia invazijos, labai ilgas kelias, kur mes galim panaudoti neinvazinius metodus. Bet O aš- neinvazinėse metoduose, Kastyti, irgi to tikslumo, na, mesgi stimuliuojam, ar ne, bet mes, ne, vat, jūs pasakojo tam tikras diagnozes, tam tikras ligas, kuriamis mes taikom tam tikrus metodus, nesismulkinsiu kuriuos, bet iš kur žinoti, kad va, tikrai padėjai, nesgi kartais būna ir neefektyvu, ar ne? Na, dažniausiai vis dėlto tą efektyvumą turėtų vertinti, jeigu psichiatrinį sutrikimą gydom, tai gydytojas, kuris turi patirtį, kuris visų pirma apskritai diagnozę tokią nustatė ir atsiuntė, nes vis tiek galima įvertinti ten lengva depresija, vidutinio sunkumo, sunki depresija, rezistentiška gydymui. Ir tiesiog ten yra ir klausimynai skalės, kurio vertina klinikinius simptomus kiekybiškai, tai galima tiesiog prieš, sakykime, pradedant kursą terapijos, pamatuoti tuos parametrus klinikinius, o paskui po. Nors, aišku, mes, Inga gal čia pritars, mes labiau gal linkę pasitikėti tais objektyviais metodais, kur ten irgi kiekybiškai pamatuoja aktyvumą ir tu matai, kad kažkas pasikeitė ir gali tą įvertinti ir sakyti, štai tikrai įvyko smegenyse moduliacija, pasikeitė aktyvumas, ar ten alfa aktyvumas geresnis pasidarė, ar teisingesnio dažnio. Tai vienu žodžiu irgi bendradarbiaujam ir tiek su tai žmonėm, kurie vertina iš savo pusės, bet stengiamės įkišti ir savo trigrašį su savo aparatais. Bet aš visiškai tokį, iš praktikos toks, koks man ateina klausimas, gal jis ir neprotingas, gal išsijuoksit iš jo, bet, na gerai, mes, tarkim, stimuliuojam neinvaziškai, nežinau, nesvarbu, kokiu metodu stimuliuojam, ar ne, bet Inga, ką pristatė, kas matosi EEG ir kaip įvairiausių stimulų metu, kiek ten visko vyksta smegenyse ir turbūt yra lengviausia tirti, kuomet mažai stimulų yra, kai yra, tarkim, tas pavyzdys su viena nata. Tai tas pats ir yra turbūt su stimuliacija, mes stimuliuojam, o jei žmogus, nežinau, žiūri siaubo filmą tuo metu, dar ką nors daro, kur yra dar papildomų stimulų, tai tikėtina, tai irgi gali keisti efektyvumą, aš taip spėju. Ar yra tekę girdėti apie tai? Na, kol kas, sakykime, tokių tyrimų, kur žmogus, jeigu namuose, pavyzdžiui, taiko tą metodą, ar ne, ką jis tuo metu daro, tai kontroliuoti yra sudėtinga. Bet iš kitos pusės, jeigu jau daryti tikrai rimtą tyrimą, tai tyrėjai turi visų pirma atlikti namų darbus ir parinkti tokią situaciją ir tokias aplinkybės, kad mes galėtumėm kontroliuoti. Kitaip tariant, tai mes tikrai nerodysim jam siaubo filmo, jeigu jis ateina pas mus į skyrių tą tyrimą atlikti. Ne, bet turiu minėti, jis galėtų sėdėti, nežinau, atėjo, jau jisai nusiteikė, kad čia jam kažką tai darys. Čia aš visiškai irgi spekuliuoju situaciją, kad... Iš kitos pusės, visados yra tas placebo efektas, ar negali kažkur įsikišti. Tai todėl tokie labai jau rimti moksliniai tyrimai, tai ten yra placebo kontroliuojami, kur atliekama praktiškai viskas tas pats, tik tiek, kad negauna realios stimulacijos. Pavyzdžiui, vienas iš tokių paprasčiausių, bent jau su transkraninė magnetinė stimulacija. Žinot, kad magnetinis laukas su atstumu gana stipriai silpnėja, ar ne? Tai čia mes tik tai žievės paviršių stimuliuoja. Bet kad atlikti vėlgi visas tas pačias procedūras grupiai žmonių, tai mes tiesiog apsukam ryte ir tada jinai praktiškai irgi ir jinai traška šiek tiek darbo metu, kartais šyla, tai vienu žodžiu viskas yra tas pats, kaip taikant tą tikrąją stimulaciją, tik tiek, kad pačios stimulacijos tas magnetinis laukas labai žymiai susilpnėja ir net gal kaukolės nepraeina. Tai ir tada lyginam ir žiūrim, jeigu rezultatas tas pats, tai vadinasi čia ne stimulacija, o gal nusiteikimas paciento, kad atėjau, prašom pagydyti ir ačiū už pagalbą, bet pagijau pats iš esmės. Tai
Tai va, o tiesa, noriu tokią dar pastabą dėl defibriliacijos smegenų. Tai yra metodas, tai yra tas elektrošokas vadinamas, arba kaip mes vadinam, elektros impulsų terapija, kur yra stimuliuojama elektros srovė smegenų žievė su tikslu iššaukti generalizuotą bioelektrinio aktyvumo iškrūvį, kuris apima ir motorinės zonas, tai todėl atrodo, kad tas tikslas yra sukelti traukulius, bet iš tikrųjų tai traukuliai yra tik pašalinis reiškinys, kuris nebūtinas visiškai, todėl dabar naudojame miorelaksantai, kad tos nuimti traukulius, o viskas vyksta smegenyse, galvos viduj, todėl, pavyzdžiui, aparatai elektrošoko turi galimybę registruoti elektroencefalogramą, nes pagal registruojamą elektroencefalogramą po stimuliacijos mes įvertinam, ar buvo tikrai pakankamai geras tas geros kokybės priepuolis. Tai čia irgi yra toks, nes kuo pasižymi smegenis, mes joms užduodam labai didelį aktyvumą, ten ko gero jau gal ir 500 vatų smegenims ar daugiau, ir jos pačios be jokio įsikišimo visą tą sustabdo. Vyksta ryškus encefalogramos toks aktyvumas ir staiga jis sustoja. Čia kas perkrovimas sistemos? Ne, tiesiog smegenys įjungia apsauginį mechanizmą, apsauginį slopinimą. Ir būtent čia ir yra tas, nes vienas iš kokybės rodiklių yra, kaip gerai smegenys slopina tą išprovokuotą aktyvumą. Ir jeigu jos tą daro gerai, staigiai ir efektyviai, tai vadinasi, tikėsimės gero gydomojo efekto. Tai va, tai mes tiesiog išnaudojam, kaip chirurgai, pavyzdžiui, naudojasi tuo, kad kraujas kreša ir kad audiniai ten gyja, ar ne, nes jeigu to nebūtų, tai mes apie chirurgiją apskritai nekalbėtume, paleist kraują ir kad jis nesustotų, ar ne, tai lygiai taip pat smegenyse mes išnaudojam smegenų sugebėjimą aktyviai slopinti procesus. Ir praktiškai jokioj kitoj nei gyvoj, nei negyvoj, tuo labiau gamtoj tokio dalyko nėra. Vienintelė smegenis pasižymi galimybę efektyvaus, greito, tikslingo slopinimo. Įdomu, aš netrukus užduosiu klausimus iš mūsų pokalbio skilties, Gerai. Kur žmonės klausia, kviečiu dar klausti, tikrai galimybė yra. Norėčiau prie elektroencefalografijos grįžti, man šiaip įdomu. Kaip jums pavyksta, ar mes jau, ar neuromokslai yra pakankamai pažengę ir ko trūksta, kad pilnai skaityti visus tos smegenų bangas, net ir tame didelėme triukšme, ar visgi mums gal niekados nepavyks skaityti tiksliai labai tų bangų, kurios yra, nes visą laiką išliks kažkoks artefakto klausimas. Kaip yra iš tiesų? Mes pakankamai stipriai esam pažengę. Su skaitimu problema yra tokia, minčių mes tikrai dar neskaitom. Čia dažnas klausimas jums. Jo, tikrai taip. Minčių mes neskaitom. Aš manau, kad pagrindinė problema kyla iš to, kad mes esam labai individualūs. Ir individualūs ant tiek, kad rasti kažkokį dėsningumą tampa kartais sudėtingo. Ir dažniausiai tas minčių skaitimas, vėlgi jis, suprantat, labai mažai kas nori apsiriboti atsakymų į labai paprastą klausimą. Taip, minčių skaitimas prasideda nuo kažkokių globalių dalykų. Myli, nemyli, kur pinigai ir taip toliau. Ne? Tai kai sudėtingas labai klausimas, procesas yra labai sudėtingas, jis yra individualus kiekvienam ir tiesiog rasti dėsningumą mes negalim. Aš manau, kad čia progresas bus labai susijęs su ta signalo analizės vystymo visa perspektyva. Taip pat gal su metodų gretinimo. Gal skirtingais metodais sugretinus galima būtų kažką tai. Bet aš nemanau, vėlgi iš to straipsnio, kurį pačioj pabaigoje minėjau, ne ką neuromokslininkai dirbantys su EEG mano apie ateitį, tai žinokit, per artimiausius 100 metų niekas nesitikė, kad mes mintis pradėsim skaityti. Bet mes labai tikimės, kad tokie metodai ateis ir įsitvirtins diagnostikoje. Bet tai gal neskaitysim, atgal valdysim, ne su neinvaziniais metodais. Gal tiksliau tai galėsime daryti. Bet jūs minėjot, kad 100 metų praėjo, ne?
praeitais metais buvo 100 metų. Taip, taip. Ir dabar mes pradedame galvoti ir naudoti apie diagnostiką. Ar tik dabar, ar anksčiau buvo to? Nes jūs pasakojate apie tą diagnostiką. Tai nuo to ir prasidėjo. Bergeriui reikėjo metodo, kuris parodytų, kas vyksta smegenyse ir kaip atskirti, kai vyksta vienas procesas, kai vyksta kitas. Ta prasme, viskas prasidėjo nuo diagnostikos. Reikėjo įrankio. Jo, mes kalbam tik tai dabar, nes tik tai dabar kažkaip irgi sugebėjom parodyti tą tikrą potencialą, kiek tai yra galingas įrankis. Šiaip visi tie metodai, apie kuriuos ir Kastytis minėjo, ir aš minėjau, jie nėra kaip ir klinikiniai metodai, jie yra pagalbiniai metodai. Taip, kažką tai nuspręsti. Realiai, mano žiniomis, gal tik taip pat 300 potencialas, jis dabar oficialiai gali būti taikomas diagnostikos tikslais ir tai ne visose šalyse. Yra toks atotrukis, kaip Kastytis minėjo, klausimynas yra patikima, taip, elektrofiziologinis signalas, čia toks šiek tiek būrimas yra. Bet šitoje vietoje irgi labai svarbus buvo jūsų klausimas apie standartizavimą ir EEG plotmėje tai irgi yra labai, labai opus klausimas. Mes turim užtikrinti, kad mes darom tam tikrą tyrimą, tam tikrom sąlygom, kad mes galėtume visus vienodai įvertinti. Ir kalbant apie žmogų ir tai, kas vyksta žmoguje, tas gebėjimas slopinti smegenų. Jis varijuoja. Žadinimo slopinimo balansas priklauso nuo begalės dalykų. Vienas toks ryškus dalykas yra, pavyzdžiui, lytinių hormonų svyravimai. Jie keičia tą balansą. Ką tai reiškia? Kad moteriškė atėjusi tyrimui vieną dieną ir kitą dieną gali išduoti visiškai skirtingą atsaką. Lygiai taip pat smegenys vieną dieną suveiks vienaip į stimuliaciją, kitą dieną kitaip. Čia yra labai daug tų laisvės laipsnių, apie kuriuos turėtume žinoti. Bet ir čia nėra tai, kad mus riboja žmogiško proto ribos, vėl čia linkstu link dirbtinio intelekto, ar mums negali šituo atveju intelektas, kuris gali taikyti labai daug skaičiavimų, matymų, daugiau nei žmogus sugeba, gal jisai galėtų visą šitą procesą pagreitinti ir sugriauti visus ateities manimus, kad per 100 metų niekas nepasikeis. Tikrai galėtų, bet kažkaip norėtųsi, kad tas sprendimų priėmimas remtųsi realiais duomenim. Ir tam reikia labai daug kruopščiai ir kontroliuojamai surinktų duomenų. Tai dabar realiai mokslas yra toj stadijoje, kai mes renkam duomenis standartizuotam sąlygom. Mes pagaliau išmokom užduoti tikslų klausimą, kad gauti tikslų atsakymą. Ir su sprendimais jau gali padėti mums dirbtinis intelektas. Mes nenorėtume, kad dirbtinis intelektas kažkokių ne visai pagristų sprendimų mums įsiūlytų, ne? Ypatingai tai yra susijęs su mūsų smegenim. Tikrai taip. Žilvinai, jūs minėjot, kad čia dar grįžtu prie to tikslumo, man jis toks labai atrodo įdomus. Jūs minėjot, yra būklių, kurioms reikia labai preciziško tikslumo. Kokios jau būklės, kurioms reikia preciziško tikslumo? Nes, sakot, kartais galima veikti labai plačiai ir mes to siekiam, kad veiktume ten skausmą, turbūt, ar ne, bet kaip yra. Tai priklauso, tai sakau, čia patologijos reikalas. Parkinsono liga, tai subtaliaminis branduolys, reiškiasi distonijų grupė, tai globus pallidus pars interna. Reiškiasi tremoros tam tikros formos, tai reiškiasi branduoliukas ventral intermediate thalamic nucleus toksai. Tai šitoj vietoj, ten kažkokios, reiškia, nucleus accumbens, 25 zona, 22 zona, reiškiasi Brodmano, tai zonos, kurios jos reikalauja to tikslumo. Šitoj vietoj, ką mes turim iš to tikslumo, tai vienas dalykas yra, kad, anatomiškai mes žinom, kur maždaug ta vieta yra, ar ne? Reiškiasi kitas dalykas, kur toje vietoje yra geriausias efektas tos stimulacijos. O šitas jau yra labai jau, kur reikalinga ta precizika ir mes turim tos tam tikrus metodus, kur ir profesorė mūsų minėjo, reiškiasi, reiškia, kad, tam kartais EEG, kartais mikroelektrorekordingas vadinamasis, kur jau matom pavienių neuronų spaikus. Tai jie mums gali padėti, tą tikslumą išgauti ir surasti, kur tiksliai tą elektrodą pastatyti ten. Kaip atrodo, man šiaip vėlgi lendu į tokią neurochirurgo kasdienybę, kaip atrodo tas pasirinkimas pacientų? Ar dažnai būna taip, kad reikia svarstyti, koks geresnis metodas čia būtų dabar pacientui?
kai jis daug pasako tų skirtingų metodų, kuriuos galima taikyti, ar visgi tas pasirinkimas dar visai ribotas ir visą laiką būna aišku, ką implantuoti, ką įdėti, kaip daryti ir panašiai. Reiškia, kalbant apie indikacijas turbūt, kada reikia, ne? Reiškia, tai labai jos griežtos yra iš tikrųjų. Ta prasme ir šitoj vietoj, na gerai, Parkinsono liga, reiškia, pacientas su dažnais tais vadinamaisiais on-off fenomenais eina per gatvę, staiga vaistai nebeveikia, sustoja, bam, negaliu paeiti. Reiškia, diskinezijos, reiškia, staiga vaistas veikia, reiškia, pradeda visas, na, tokie durni judesiai kartotis, reiškia, staiga vėl nebeveikia. Tai jeigu ten tam tikros dozavimas yra jau peržengia normos ribas, ta prasme. Kitas dalykas, na, tremoras, ten toks esencialinis tremoras būna, tai šita liga iš viso, ta prasme, gana blogai gydoma visais, na, nechirurginiais būdais. Blogai pasiduoda ten propranololis, topiramatas, ta prasme, 2 pagrindiniai, na, vaistai. Tai šitoj vietoj retai kada jie suveikia. Tai gilioji smegenų stimuliacija būna tada toks sprendimas. Tai aišku, vėlgi dažnai žmonės painioja, nu tai va čia pagydysi daktariukas mane, ne? Tai šitoj vietoj tai yra simptomų slopinimas. Pačios ligos, neurodegeneracinės ligos tai nestabdo, nors yra įrodymų, kad galbūt ir pristabdo kažkiek, bet principe tai yra simptomų kontrolė. Tai tos indikacijos yra aiškios, suformuotos, ta prasme, ir nėra taip, kad, nu, pagalvokim, ką mes čia veiksim, ar vaistuką duosim, o gal davai tave į operacinę. Ne. Norėčiau prieiti per klausimų iš tai, ką klausė mūsų klausytojai. Čia vienas pirmųjų klausimų, turbūt čia bus Kastytis galės galbūt atsakyti, koks yra transkranininės magnetinės stimuliacijos ir transkranininės nuolatinės srovės stimuliacijos veiksmingumas skirtingiems sutrikimams, depresijai, šizofrenijai ir koks procentas žmonių jaučia pagerėjimą. Ar yra žinoma kažkas tokio? Tai kadangi mes daugiau patyrimo turim su transkraninė magnetinė stimuliacija, tai pats faktas, kad mes per dieną padarom ten 8-10 procedūrų TMS. Ir daugiausia, aišku, eina su depresija. Nu, aišku, ten yra dar variantai, ar depresija turi dar papildomų nerimo simptomų. Ir tada mes galim rinktis, pavyzdžiui, arba kairiai pusėje aktyvuoti smegenų žievę, o dešiniai pusėje kaip tik slopinti, irgi kartais padeda. Tai vienu žodžiu jau taip pat įtaikius tiksliai tą vietą ir stimuliacijos protokolą. O dabar yra naujas toks vadinamas Theta Burst protokolas, kai jis trumpesnis, tai pacientui yra jis patogesnis, tai pacientai noriau dalyvauja ir lankosi. Tai šiaip, kad susilpnėtų simptomai, taip gana ženkliai, aišku, remisija tai rečiau pasitaiko, bet kad simptomai ženkliai jau matomai susilpnėtų, tai iki 80% atveju. Iki 80. Šizofrenijos atveju, kai slopinamos klausos haliucinacijos, tai yra įvairūs rezultatai, kai kam padeda labai gerai ir labai greitai, o kai kam, nu, tie balsai nenori pabėgti kažkaip iš galvos, išvaryti jų nelabai išeina. Tai, bet paaiškėjo, kad ten, sakykime, jeigu balsai atsiranda dėl konkretaus pakitimo Wernicke zonoje, kad būtent ta zona yra blogai aktyvuota, ar ne, arba per daug aktyvi, tai mes tą sritį blokuojam ir taip atsikratom balsų. Tačiau yra atveju, kai balsų sukelia ne būtent tos zonos, o kažkokie kiti neuroniniai tinklai, kitų neuroninių tinklų, kurie yra galbūt giliau, kitose struktūrose, plačiau išplitę, tai mes jau su TMS, kur bandom pataikyti tokį gana mažą taikinį, tai mes jau jų nebeapimam ir todėl tai rezultatai jau būna prastesni. Tai rodo, kad labai svarbu žinoti tą visą neurofiziologiją. Ir tas buvo, aišku, nustatyta su funkciniu magnetiniu rezonansu, kuris parodo kraujotaką, kur didesnė, vadinasi, ten aktyvumas yra padidėjęs, bet jo nereikia, tai ten tą vietą ir slopinkit.
Tai va, bet aš manau, kad ir neurofiziologiniai metodai gali padėti, va, kaip tik parinkti būtent stimuliacijos vietą ir protokolą. Tai Čia vienas klausimas yra, ar taikomas smegenų skenavimas ir pagal tai gydymo adaptavimas. Depresijos nerimo atveju gydymui, aš kaip suprantu, čia turime turbūt omenyje apie elektroencefalografiją, turbūt apie standartizavimą. Žinot, teoriškai TMS galima taikyti, nes problema yra ta, kad vienos seanso neužtenka. Mes mažiausiai, stengiamės daryti mažiausiai 10 procedūrų, kartais iki 20 procedūrų, 30 kartais būna. Tai problema yra ta, kadangi stimuliuojam konkrečią vietą, tai kiekvieną kartą tą rytę pridėti taip ir tokiu kampu, kad mes stimuliuotumėm lygiai tą pačią vietą. Nes jeigu vieną kartą viški 1 centimetrų į vieną pusę, kitą kartą į kitą pusę, tai aišku, tas efektyvumas nebus. Turim kiekvienu momentu aktyvuoti ar ten slopinti konkrečią sritį. Todėl mes naudojam neuronavigacinę techniką. Yra neuronavigatorius 3D, kuris tiesa naudojam neoriginalius to paciento magnetinio rezonanso tomografijos modelius. Yra ten Monrealio neurologijos instituto sukurtas toks 100 skirtingų smegenų toks, sakykime, standartinis modelis ir jis padeda konkrečiai kiekvieno paciento atveju tą patį tašką stimuliuoti. Taip pat klausia, kaip matote psichoterapijos ateitį technologijų ir invazinių metodų kontekste. Dar taip pat klausimas, ar kitos žmogus klausimas, ar šios naujos technologijos ateityje galėtų pakeisti medikamentinį gydymą. Skirtingi klausimai, bet šiek tiek susiję. Inga, jūs šiek tiek kalbėjote apie tai, kaip pradedamas tam tikras gydymas. Jūs matytumėte, kad galbūt psichoterapija mums, skaitant smegenų bangas, galėtų kažkaip tais tapti efektyvesnė, matyti kažką tais daugiau psichoterapijos procese, o galbūt nėra, tai dar taikoma ir galvojama apie tai. Aš tikrai manau, kad psichoterapija jį turi prasme. Nes žiūrėkit, šie procesai, kurie yra paveikiami dažniausiai tam tikrų būsenų, jie yra labai kompleksiniai. Ir mums greičiausiai tiesiog neužteks neurofiziologinio priėjimo pilnai atkrapštyti, kas gali būti kur sutrikę. Šitam dalykui reikia psichoterapijos, tiesiog tiems ryšiams globaliems atsekti. Matot, mes galim pakeisti tai, ką mes matom, kad yra sutrikę. Ko mes nematom, kas yra sutrikę dėl metodikos silpnumo ar dėl to, kad mes tiesiog nežinom, kad ten kažkas gali būti, ne? Mes to negalim pakeisti. Dabar dėl tų visų alternatyvių metodų, žinokit, jiems žadama didelė ateitis vien dėl to, kad jų pašaliniai poveikiai yra ženkliai mažesni negu vaistų. Ir dėl to ir sakiau, kad tas personalizuotas gydymo parinkimas, jis kaip tik ir taiko tai, kad padėti greitai ir kuo saugiau. Neįti per visą virtinę vaistų, bet iš karto pereiti prie tos tokios sunkiosios jeigu reikia, jeigu matai, kad gali būti, kad vaistai nepadės, kam nuodėti žmogui, jeigu galima iš karto. Tai šitoje vietoje ir vienas ar kitas tikrai kažkada užvaldys pasaulį. Klausia, ar patartumėte naudoti klajoklio nervo prietaisus be gydytojo rekomendacijų savarankiškai namie? Ir mes šiek tiek kalbėjom, kad yra tų prietaisų įvairiausios neinvazinių, kurie dabar vis labiau pritaikomi namų sąlygomis. Kastyti jums daugiausiai su tuo yra tekę susidurti. Visgi klausimas geras, bet iš to atveju irgi svarbus klausimas, vėl to standartizavimo, net ir gydytojų kartais gali būti sunku įvertinti, kada reikia, kada nereikia. Na, tai galbūt iš karto, sakyčiau, galima būtų užduoti ir tokį klausimą, ar įmanoma psichoterapija be psichoterapeuto? Tai vienu žodžiu, nemanau, gal ir galima, bet jos efektyvumas, nežinau, koks jis ten būtų. Tai be jokios abejonės, bet kuriam iš tų minėtų metodų verta būtinai pasikonsultuoti su gydytoju.
Nes tokiu atveju nėra rizikos, kad iš karto nepasiseks ir tada kaip ir bus išbrokos žmogus tą tyrimą, sakys, tą metodą, sakys, jis nieko nepadeda, o dabar, kai yra tie tinklai medijos ar ne, tai tokie atsiliepimai kartais sklinda be jokios kritikos ir tai gali kartais tiesiog apskritai diskredituoti kažkokį metodą, bet tokiu atveju visados reikia klausti, ar tas žmogus tikrai vienas tiesiog pasibandė, ar tiesiog jis vis dėlto konsultavosi su gydytoju. Tai mano rekomendacija būtų, kaip ir bet ką darant, sakykime, pasikonsultuoti, netgi, sakykime, jeigu išgręžti sienoje skylę ir įsukti varžtą, tai irgi geriau kartais pasikonsultuoti su to, kas jau tai yra daręs, negu bandyti ten klaidų ir bandymų metodų. O ypač gydymo reikaluose tokių bandymų ir klaidų metodo geriau vengti. Tiesa, esu šiaip išbandęs klajoklio nervo stimuliatorių, aš pasidalinau čia socialiniam tinkle, kad išbandžiau, nieko plačiai apie tai nerašiau, bet sulaukiau visko, žinokit, ir veikia, ir neveikia, ir ką. Įsivaizduoju, taip. Ir tikrai tas yra toksai dar laukinis laukas, sakyčiau, šito klausimo, kalbant apie namų sąlygas. Klausimas apie priklausomybę. Jūs minėjote paskatyti dar apie priklausomybių šiek tiek gydymą, kažkokią ateimą į tą, ir klausimas yra apie alkoholizmą, ar galima būtų nuslopinti trauką alkoholio vartojimo. Toks labai paprastas, bet suprantate. Transkraniinė magnetinė stimulacija bandoma, bet vėlgi reiktų rasti konkrečias vietas, konkrečias sritis, kurios būtų jų slopinimas dažniausiai. Ir reikia stipresnių ryčių. Čia aš rodžiau 8 formos, tai ten yra dabar gaminamos H raidės formos, kurios sukuria stipresnį lauką ir apima ir gilesnius audinius, nes dažniausiai ta, kaip sakoma, atlygio visa sistema, jinais yra šiek tiek giliau, ne pačiam paviršių žievės, tai ten reiktų nusitaikyti tas vietas. Teko vienoj konferencijoje, čia FENS konferencijos yra tokios, kas 2 metai vyksta, forumai vadinami, tai teko kalbėti su olandais, tai olandai, tarp kitko, labai domisi, ten pas juos gana išplėtota yra gili smegenų stimuliacija, tai vienas iš tų irgi neurochirurgų, kolegų Žilvino sakė, gili smegenų stimuliacija tai vienintelis patikimas būdas kovoti su priklausomybėmis. Tiek, sakykime, nuo narkotinių medžiagų, tiek nuo alkoholio. Čia sako, praktiškai yra jeigu pataikoma į gerai vietą ir parenkami protokolai, tai galima nuimti tiesiog tą trauką ir tada nekyla reikalo mokėti didžiulės sumas ir rizikuoti perkant tos narkotikus ar tą alkoholį. Žilvinai, yra tekę girdėti? Nucleus accumbens yra toksai klasikinis brandolys reward sistemoje dalyvaujantis. Reiškiasi bėda, kad su juo tas brandoliukas yra gana, reiškiasi, kiekvienam žmogui labai individuali, ne tai, kad jo vieta, bet jo pačio viduj, tu gali ten įdurti, ten keliose vietose ir gauti visiškai skirtingą poveikį. Tai nėra aišku, kur tiksliai tam brandoly reikia atsidurti, kad gauti gerą poveikį. Dėl to ir yra, kad vieniem nucleus accumbens tai būna wow, ta prasme, amazing rezultatai, ta prasme, ten lošėjas buvo, ten visa kita, ta prasme, namus pragerė, reiškiasi, ir staiga nieko, viskas, kaip, šeimos vyras, reiškiasi, staiga. Tai dėl to pagrindinė priežastis. Čia ir būtų, kaip sužinoti, kur tiksliai tam brandoly atsirasti. Ačiū labai. Šiaip norėčiau dar pratęsti, bet mūsų šiaip laikas jau baigėsi, aš turėčiau dar klausimų, bet gal paklausiu asmeniškai, arba visi klausytojai galės galbūt kažkada tai užduoti asmeniškai klausimą pranešėjams. Ačiū, labai skirtingos prieigos, visgi susijungiam į vieną tašką, į tą patį tikslą.
O iš Vilniaus universiteto vardu noriu padėkoti visiems dalyviams, kurie prisijungė, diskutavo, klausė klausimų ir jei norėtumėte sužinoti apie kitus inovacijų klubo renginius, tai aš kviečiu prenumeruoti inovacijų skyriaus naujienlaiškį, nuoroda yra elektroniniam pašte, kurį gavote, ir taip pat sekti Vilniaus universiteto Facebook ir LinkedIn profilius ir ten surasti visą informaciją. Atsisveikinam iki kitų kartų. Sveiki. Gero. Dėkui, ačiū. Viso Viso geriausio.